Sveiki prisijungę prie LinkedIn kurso asmeninis įvaizdis LinkedIn platformoje. Labai džiaugiuosi, kad pasirinkote būtent šį kursą pradėti savo kelionę LinkedIn, galbūt ją jau pradėjote tai stiprinti ir gilinti savo žinias šioje srityje. Mano vardas yra Kotryna Kurt, aš esu įmonės LinkedIn įkūrėja ir vadovė ir jeigu dar nesame susijungę ir nedraugaujame LinkedIn, tai būtinai išsiųskite pakvietimą tiek man, tiek sekite LinkedIn, nes mes dalinamės įvairiomis naujienomis apie LinkedIn. Na ir mano pačios patirtis yra tikrai įvairi ir jau 8 metus dirbu su šią platformą, į ją gilinuosi, kiekvieną dieną kartu su komanda žiūrime įvairiausias naujienas, tad ir šis kursas bus pilnas įvairiausių žinių, kurios ne visuomet yra pasiekiamos viešai. Per šiuos 4 metus mes su komanda dirbame su įvairiausiomis įmonėmis, nuo didelių korporacijų iki mažų startuolių ir visos šios žinios, kurios bus rodomos šiame kurse, yra iš tikrųjų surinktos ties darbu su didelėm ir labai mažom įmonėm ir organizacijom. Ir labai tikiuosi, kad nesvarbu, kokioje įmonėje esate, ar šį kursą perkate kaip privatus asmuo, visos šios žinios jums bus vertingos. Šis kursas yra sudarytas iš keletos temų. Tai visų pirma pradėsime nuo asmeninio įvaizdžio reikšmės LinkedIn. Kodėl tai yra svarbu? Daugelis žmonių apie tai kalba, bet galbūt ne visi iki galo supranta, kokia yra asmeninio įvaizdžio reikšmė mūsų gyvenime ir mūsų karjeroje. Toliau kalbėsime apie socialinį indeksą, tai Social Selling Index. Ir būtent šis indeksas mums parodys nuo 0 iki 100, koks yra stiprus jūsų LinkedIn profilis. Tada kalbėsime apie profilio optimizaciją, kaip susitvarkyti profilį ir kokie yra gerieji pavyzdžiai, į kuriuos reikėtų žvelgti. Kalbėsime apie LinkedIn turinio kūrimą, kaip jį kurti, nuo ko pradėti, kaip atrodo geras įrašas. Taip pat įsitraukimo svarba, taip kad reikia ne tik tai kurti mums patiems, bet ir įsitraukti į jau egzistuojantį turinį šioje platformoje. Ir taip pat pakalbėsime apie pažinčių rato plėtimą LinkedIn, kaip kurti bendruomenę aplink savo brandą, aplink savo įvaizdį asmeninį, taip kaip suburti žmones ir sekėjus. Ir galų gale viską pabaigsime kalbėdami apie duomenimis pagrįstais sprendimus ir taip pat socialinių tinklų etiketą, koks jis yra LinkedIn platformoje ir ką vertėtų žinoti, ko galbūt vengti, nedaryti ir panašiai. Ir tikiuosi, kad esate pasiruošę, tikiuosi, kad norite stiprinti savo įvaizdį ir profilį ir linkiu visiems gero mokymosi. Asmeninis įvaizdis LinkedIn arba asmeninis įvaizdis. Apie ką jis yra ir iš tikrųjų ką jis reiškia. Dažnai kalbant suprantu, kad vis dar ne iki galo yra aišku, iš ko susideda asmeninis įvaizdis ir dėl ko jį reikia stiprinti. Tai šis skyrius yra būtent apie tai. Pirmas klausimas, kurį norėčiau jums užduoti, yra kaip dažnai naudojatės LinkedIn platformą. Tai galite tai atsakyti savo patys, galite tai atsakyti mintise ir tiesiog pagalvokite, pamastykite, ar tai yra vieną kartą į dieną, ar tai vieną kartą į savaitę, ar vieną kartą į mėnesį. Nes nuo to, kaip dažnai naudojatės šią platformą ir kartais priklauso jūsų įvaizdis ir kokį stiprumą jis šioje platformoje turi. Norėčiau pradėti nuo paprasto asmeninio įvaizdžio žaidimo. Dabar priešai save matote nuotrauką, kurioje yra paslėptas žmogus asmenybė. Tas žmogus yra gan žinomas, tai norėčiau, jog skirtumėte šiek tiek laiko pagalvoti, kas tai per žmogus ir ar jums pavyksta šį žmogų atpažinti. Pereikime prie kito lygio, tai yra antras lygis šio žaidimo ir vėlgi norėčiau, kad pamąstytumėt, ar žinote, kas
slepiasi po šią nuotrauką. Ar iš šios neryškios nuotraukos ir žmogaus veido kontūrų suprantate ir atspėjate, kas tai yra per žmogus. Na ir trečias žmogus, kurį norėjau jums parodyti, tai trečias lygis, turėtų būti lyg ir pats sunkiausias, bet vėlgi pamastykite, ar žinote, kas yra šie žmonės ir kokie personos slepiasi už šių nuotraukų. Tai mums ir parodo, kad ar mes žinome šios žmonės netgi per paslėptą nuotrauką, ar vis dėlto nelabai žinome, kas jie tokie. Na ir vėlgi, žaidimas buvo kai kuriems galbūt paprastas, kai kuriems galbūt sunkesnis, bet noriu, kad matytumėt, kas yra šie žmonės, pasitikrinkite, ar juos atspėjote, ar atspėjote jų vardus ir pavardes, ar juos žinojate. Tai pirmasis yra Steve Jobs, tada antras yra Simon Sinek ir paskutinis asmuo tai yra Angela Merkel. Ir kodėl mes žaidžiame šį žaidimą, ar kodėl pradedame nuo šio žaidimo, tai yra būtent dėl to, jog šie žmonės turi tokius stiprius įvaizdžius, jog netgi per kažkokią tai net pažįstamą užblurintą nuotrauką mes vis tiek atpažįstame juos. Tai reiškia, kad jie turi kažkokį specifinį būdą kaip Steve Jobs, taip kažkokią tai pozą, kurią mes atpažįstame. Kiti galbūt turi tam tikrą šukuoseną ar veido formą, kurią mes vėlgi gavome atpažinti, nes tiesiog matėme tą žmogų tiek daug kartų. Tai ir yra stipraus įvaizdžio bazinis pamatas, kuomet mes gebame atpažinti žmogų per tam tikrą asmeninio įvaizdžio aspektą, tai yra dažniausiai to žmogaus nuotrauka, kaip tas žmogus atrodo, taip jo išvaizda. Bet vėlgi, šiais laikais asmeninis įvaizdis nebūtinai turi būti kuriamas tik per nuotraukas, tik per išvaizdą, jis gali būti kuriamas netgi ir per rašymą, per tekstų kūrimą ir žmonės gali atpažinti jūsų braižą. Taip, tai ačiū, kad žaidėte, ačiū, kad žiūrėjote šį žaidimą ir tikiuosi jis jums patiko, na, o dabar judėkime ties praktinių ir teorinių žinių. Dar vienas klausimas, kurį norėčiau jums užduoti, tai ar jūs turite asmeninį įvaizdį? Pagalvokite, skirkite tam šiek tiek laiko ir pamastykite, ar jūs jį turite, ar jūs manote, kad jūs jo neturite, ar jūs pradėjote jį kurti, kaip jums atrodo šiuo metu ir galbūt einant per šį kursą jūsų nuomonė gali ir pasikeisti. Tai pamastykite. Iš tikrųjų, tai asmeninį įvaizdį turime mes visi. Ir asmeninis įvaizdis tai yra lyg mūsų reputacija. Taip, asmeninis įvaizdis kyla į dvi dalis. Iš tikrųjų, viena dalis yra fizinis asmeninis įvaizdis, tai kaip mes atrodome, taip, kaip mes esame apsirengę, ar mes paspaudžiame ranką kitam žmogui, kaip mes tai darome, kaip mes kalbame ir komunikuojame vieni su kitais, kai esame realiam pasaulyje arba galbūt ir per video kamerą. Na, o kita asmeninio įvaizdžio dalis tai yra virtualus asmeninis įvaizdis. Ir virtualus asmeninis įvaizdis iš tikrųjų įgijo labai didelę reikšmę, kuomet COVID-as pasiekė mūsų pasaulį, mūsų planetą ir staiga mes negalėjome susitikti per pandemiją būtent vieni su kitais. Kas įvyko, daugelis profesionalų pagaliau suprato, kad ne tik yra svarbu, kaip tu atrodai gyvai, bet kaip tu atrodai virtualioje erdvėje, socialiniuose tinkluose ir šiuo atveju LinkedIn platformoje. Ir būtent dėl to žmonės pradėjo tikrai daug labiau gilintis į tai, nes labai daug žmonių vis tiek mūsų sutinka virtualiai. Netgi jeigu jie eina su mumis ir į gyvą susitikimą. Na, o stiprus asmeninis įvaizdis yra svarbus dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai jūs esate profesionalai. Jūs norite, kad kiti žmonės matytų jūs kaip profesionalus, taip? Tai jūsų profesionalo įvaizdžių ir kompetencijų parodymas gali atsiskleisti per jūsų LinkedIn profilį. Antras dalykas, dėl ko tai yra svarbu, tai yra greitesnis tikslų pasiekimas.
Jeigu jūs turite organizacinių tikslų, jeigu jūs turite asmeninių tikslų, tai juos galite pasiekti daug greičiau, būtent naudodami LinkedIn platformą ir kurdami stiprų įvaizdį šioje platformoje. Tai vėlgi tai gali būti, sakykime, jeigu jūs turite organizacinių pardaviminių tikslų ar rinkodaros tikslų, jūs galite naudoti savo asmeninį įvaizdį tiem tikslam greičiau pasiekti. Jeigu jūs turite asmeninių tikslų, pavyzdžiui, gauti daugiau pakvietimų į konferencijas, gauti daugiau pakvietimų suteikti komentarą žurnalistams ir taip toliau, tai gali būti to pradžia. Ir galų gale darbdavio ir ar jūsų įmonės atstovavimas ir žinomumo didinimas. Taip, tai kiekvienas iš mūsų esame savo įstaigų, savo įmonių ir organizacijų atstovai ir atstovaujame tas įmonės, kuriuose dirbame. Tai visą laiką, kai kiti žmonės tikrina kažkokią tai organizaciją ar įmonę, jie pasižiūri, kas yra tos įmonės atstovai, kokias pareigas jie užima, ką jie veikia ir mes esame tiesioginiai ambasadoriai organizacijos, kurioje dirbame. Ir taip pat, jeigu jūs esate, sakykime, pats savo vadovas ar vadovė ir turite savo įmonę, tai vėlgi jūs galite su savo paskyra didinti jos įmonės būtent žinomumą. Ir kaip ir jau minėjau, asmeninis įvaizdis yra jūsų reputacija. Visa tai, ką aš galiu rasti apie jūs LinkedIn platformoje, Facebook'e, Twitter'e, Google paieškoje, iš tikrųjų bet kur, taip, tai ir yra jūsų asmeninio įvaizdžio dalis. Ir aš galbūt galiu jūsų visiškai nepažinoti ir nematyti, kaip jūs atrodote fiziškai, realiam gyvenime, bet aš galiu susidaryti gan puikią nuomonę iš tos informacijos, kurią man pavyksta rasti internete. Net 85% žmonių mus sutinka virtualiai ir aš drįsčiau teikti, kad netgi ir daugiau negu 85% žmonių mus sutinka virtualiai. Tai reiškia, jog kiekvienas jūsų susitikimas, kiekvieną kartą, kai einate kavos, kiekvieną kartą, kai susitinkate su potencialiu klientu, tas žmogus vis tiek tikrina jūsų LinkedIn paskyrą, domisi, daro tyrimą tam tikrą, galime pavadinti taip, research apie jūs, apie tai, ką veikiate. Ir būtent dėl to stiprus asmeninis įvaizdis arba netgi ne tai, kad stiprus, bet teisingas asmeninis įvaizdis yra labai labai svarbu. Dar 2 faktai, kuriuos norėčiau paminėti apie asmeninį įvaizdį, tai yra, jog vėlgi kiekvienas iš jūsų esate lyg jūsų įmonės ambasadorius ir jūsų profilis tai yra lyg jūsų darbdavio įmonės standas. Taip, tai yra vieta, kur žmonės vertina ne tik jūs, bet ir įmonė, kurioje dirbote. Ir vėlgi stiprus profilis pritraukia 2 kartus daugiau profilio peržiūrų. Tai reiškia, kai jūs miegate, kai jūs darote kažką kitą, dirbate, jūsų profilis jau dirba už jūs. Tai praėjus šį kursą, praėjus ir susioptimizavus savo paskyrą, ji iš karto turės 2, jeigu ne daugiau kartų profilių peržiūrų. Ir tai jums jau pradės veikti iškart po kurso ir pradės nešti tam tikrą naudą. LinkedIn atliko tyrimą ir klausė būtent sprendimų priėmėjų, ką reiškia stiprus įvaizdis, stiprus asmeninis įvaizdis, kuomet jie bando priimti vieną ar kitą sprendimą. Tai būtent 89% sprendimų priėmėjų paminėjo, jog jeigu jūs turite stiprų įvaizdį ir kuriate turinį LinkedIn, jūs kuriate pasitikėjimą savo organizaciją ir savimi. Tai yra gan didelis procentas, bet tai yra labai dėl paprastos priežasties, jog jeigu aš matau, kas yra žmogus už tos įmonės, kokie yra kiti žmonės, jog tas žmogus aktyviai komunikuoja LinkedIn platformoje, aš juo daug labiau pasitikiu negu tuo žmogum, kuris yra visiškai neegzistuojantis socialinėje erdvėje, kur neturi stipraus profilio ir yra labai labai užsislapstinęs. Tai labai paprasta priežastis. Na ir kita statistika, tai jog 49% sprendimų priėmėjų paminėjo, jog stiprus asmeninis įvaizdis ir turinio kūrimas daro įtaką, kuomet mes kalbame apie pardavimus.
ir tai yra verslas verslui daugiausia pardavimus, bet vis tiek LinkedIn platformoje yra labai daug sprendimų priėmėjų, o apart jų mes turime ir influencerius. Tuos žmonės, kurie daro įtaką sprendimo priėmėjui. Ir būtent dėl to, kuomet mes kuriame turinį ir jo kuriame daug, mes vėlgi darome įtaką visiems tiem žmonėm, jie mato mūsų turinį ir yra didesnė tikimybė, jog priims sprendimą pirkti mūsų paslaugas ar mūsų produktus. Kalbant apie asmeninį įvaizdį, Olandijoje esanti įmonė Connected Circles atliko tyrimą ir lygino vadovo ar vadovės profilį ir įmonės paskyrą. Tai kaip matote šioje skaidrėje, įmonė Santander, bankas iš Jungtinės karalystės, būtent tuo metu, kai buvo atliekamas tyrimas, turėjo virš 1 milijoną sekėjų. Vadovė Ana Botin tuo metu turėjo 289 tūkstančių sekėjų. Kiekvieną kartą, kai Ana parašydavo įrašą LinkedIn platformoje, vidutiniškai jis susilaukdavo virš 2300% daugiau įsitraukimo į savo turinį. Tai parodo, jog netgi jeigu ir įmonė turi labai daug sekėjų, vis tiek žmonių paskyros susilaukia daugiau įsitraukimo. Dar vienas pavyzdys, tai yra visiems tikrai žinoma įmonė Volkswagen ir tuo metu, kai buvo atliekamas tyrimas, Volkswagen turėjo 861 tūkstantį sekėjų LinkedIn platformoje, vadovas chairman Herbert Diess turėjo 114 tūkstančių ir vis tiek vidutiniškai jo įrašai susilaukdavo beveik 400% daugiau įsitraukimo. Na ir paskutinis pavyzdys, tai yra IKEA, įmonė vėlgi tikrai visiems jums gerai pažįstama ir tyrimo metu turėjo virš 1,6 milijono sekėjų, vadovas direktorius Jesper tuo metu turėjo 37 tūkstančius, vis tiek kiekvieną kartą, kai jisai keldavo įrašą, jo įrašai susilaukdavo 300% daugiau įsitraukimo. Tai reiškia daugiau komentarų, daugiau laikų, daugiau peržiūrų ir būtent tai ir parodo, jog nesvarbu kokia pažįstama įmonė yra, nesvarbu koks žinomas brandas, tai yra žmogaus paskyra, žmogaus įvaizdis, ypač įmonėje esančių vadovų yra labai, labai svarbus kanalas, taip pat skleisti žinias ir rodyti, kaip viskas vyksta įmonėje, kaip jai sekasi ir taip toliau. Kalbant apie LinkedIn platformą, joje turime virš 1 milijardo vartotojų iš 200 šalių ir regionų ir kas mėnesį šis tinklas vartotojų bazė auga labai labai greitai, po kelis milijonus ir iš tikrųjų, aišku, viskas prasidėjo Amerikoje, tai tenais vartotojų yra daugiausiai, bet taip pat neatsilieka ir Azija, Europa ir kitos šalis. Šiuo metu tikrai daug vartotojų jungiasi iš Afrikos, Pietų Amerikos ir kitų šalių, taip pat Australijos, Naujosios Zelandijos. Tai iš tikrųjų yra didžiausias socialinis tinklas, nėra jokio kito socialinio tinklo, kuris jungtų tiek daug profesionalų visame pasaulyje. Ir lyginant įsitraukimą, vėlgi ką tik tai žiūrėjome, kiek daugiau turime įsitraukimo ties žmonių paskyrom, tai vėlgi turime dar vieną lentelę, dar vieną įrodymą, kad jeigu žiūrime į komentarus, kas yra labai labai svarbu LinkedIn platformoje, kalbant apie įsitraukimą, tai matome, kad vėlgi vadovai, lyginant su įmonė, turi daug daugiau komentarų, daug daugiau įsitraukimo. Ir tai yra labai natūralu, nes mes norime diskutuoti su kitais žmonėmis, o ne su įmonėmis. Dėl to tikėtina, kad jeigu jūs pradėsite kurti įvaizdį, tikrai turėsite komentarų ir jų galbūt turėsite daugiau negu, tarkim, jūsų įmonė ar įmonė, kurioje dirbate. Taipogi neseniai atlikau apklausą savo LinkedIn paskyroje ir klausiau žmonių, iš tikrųjų, ką jie mano apie savo LinkedIn paskyrą ir ar jų LinkedIn paskyra yra tik tai apie juos ir ne apie jų darbdavį, apie juos ir jų darbdavį ir tik tai apie darbdavį.
tai matome, kad pirmoje vietoje mes turime vis tiek daugiau žmonių, kurie mano, kad jų LinkedIn paskyra yra apie juos ir apie jų darbdavį. Tai aš tikrai su tuo pilnai sutinku. Nes, kaip ir minėjau, kiekvienas iš mūsų mes reprezentuojame savo darbdavį ir tai yra dėl to labai svarbu turėti tvarkingą profilį ne tik dėl savęs, bet ir dėl įmonės, kurioje dirbate. Aišku, yra ir dalis žmonių, kurie mano, kad LinkedIn profilis yra tik apie juos, tai viskas tuo irgi yra tvarkoje, mes kūrėme savo įvaizdį, bet reiktų tikrai nepamiršti, kad tai yra ir apie įmonę, kurioje dirbame. Pratimas jums, kuriam irgi galite skirti kelias minutės, galite sustabdyti šį video ir norėčiau jūsų paklausti, kokie yra 1-2 raktažodžiai, su kuriais norite, kad žmonės jūs sietų. Tai dabar labai gerai pagalvokite, nes to mums reikės kitai mokymų daliai ir pamatysite, kur to reikės. Na, o dabar keli pavyzdžiai. Tai pavyzdžiui, jeigu aš noriu, kad žmogus apie mane pagalvotų, tai norėčiau, kad susietų mane su žodžiu LinkedIn. Arba, kai žmogus pagalvoja apie LinkedIn, norėčiau, kad jis pagalvotų apie mane. Taip, tai gali būti iš abiejų pusių. Tas pats yra ir su kitais pavyzdžiais, tai pavyzdžiui, jeigu jūs dirbate su pardavimais, tai galbūt, kai žmogus pagalvoja apie pardavimus, jis turėtų žinoti jūsų vardą. Arba pagalvoja apie finansus ir investicijas, iš karto atsirastų jūsų vardas ir pavardė. Tai pagalvokite, sustabdykite video, o kokie yra 1-2 raktažodžiai, su kuriais norėtumėte, kad žmonės jūs sietų. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie dar kelis labai svarbius dalykus ar punktus. Tai vėlgi, kokios yra temos ar industrijos, su kuriomis norite, kad jūsų pažinčių ratas sietų. Kokie yra tie keli raktažodžiai, gali būti daugiau negu 3, gali jų būti daugiau, gali būti ir 5. Taip, svarbiausia žinoti bent kelis tuos tokius pagrindinius. Koks yra jūsų tonas, kai jūs komunikuojate? Ar jis yra santūrus, drąsus, kandus, įvairių žmonės įvairiai save tikrai parodo, ne visą laiką taip, kokie jie yra realiam gyvenime, tai aš labai rekomenduoju vis tiek save rodyti taip, kokie jūs ir esate. Yra buvusi situacija, kuomet aš matau žmogaus įrašus LinkedIn platformoje ir skaitau, žmogus atrodo gan kandus, gan toksai net įžeidžiantis kartais. Ir kai aš sutikau tą žmogų konferencijoje, aš paklausiau jo, aš pasisveikinau tiesiog su juo ir paklausiau, kaip sekasi, ir žmogus iš tikrųjų buvo labai labai drovus ir net, sakyčiau, bandė slėptis nuo manęs. Tai tokiose situacijose labai gerai pamatai, kad tas tonas, kuris yra socialinėme tinkle, jis galbūt netitinka iki galo to žmogaus, koks jis yra realybėj. Tai to tikrai nerekomenduoju ir rekomenduoju visą laiką atrasti savo balsą, savo kelią, savo komunikacijos toną ir komunikuoti taip, kokie jūs esate realybėj. Ir galų gale, kokie žmonės skaito ar skaitytų jūsų įrašus. Ar tos dvi auditorijos sutampa, nes dažnai būna, kad mes pradedam kurti turinį ir, pavyzdžiui, mūsų auditorijoje yra daug žmonių, kurie yra iš rinkodaros pasaulio, o mes rašome turinį apie pardavimus. Tai galbūt tada to įsitraukimo tiek daug ir nėra ir dėl to reikia didinti auditoriją žmonių iš kitos industrijos, kurios mes galbūt pažinčių daug dar neturime, bet apie kurią rašome. Tai pagalvokite, ar ta auditorija, kuri yra, sakykime, dabar jūsų pažinčių rate, atitinka tą, kuri įsitrauktų, ar jiems būtų įdomu ir taip toliau. Tai čia manau, kad yra labai labai svarbus punktas. Pakalbėkime apie Social Selling Index arba kitaip socialinis pardavimo indeksas, bet iš tikrųjų net nežinau, ar labai gerai išsiverčia į lietuvių kalbą. Tai yra tiesiog indeksas, kuris parodo, ant kiek stiprus yra jūsų profilis nuo 0 iki 100 ir aš jums papasakosiu, kaip jūs galite šį indeksą tikrinti, kaip jūs galite jį gerinti ir kur galite jį rasti. Tai Social Selling Indexą galite rasti arba eidami į Google ir parašydami Social Selling Index, tuomet pasirinkę pirmą ar antrą nuorodą, ant jos paspaudę, būtent turėtumėt matyti
tokią nuotrauką, kuri yra dabar skaidrėje, ir paspausti ant mygtuko Get Your Score, to, kuris yra apibrėžtas rožinė spalva. Būtent tada nueisite ir pamatysite savo indeksą. Arba galite pabandyti skenuoti šį QR kodą nuotraukoje, skaidrėje ir taip pat galite pabandyti prisijungti. Dabar šis puslapis, jis nėra LinkedIn platformoje, jūs jį turite atsiminti, susirasti per Google visą laiką, kad jis egzistuoja ir jūs galite jį rasti, bet tiesiog ne pačioj LinkedIn platformoje. Kai atsidarote Social Selling Index puslapį, prieš jūs turėtų būti tokia lentelė su jūsų indeksu ir su 2 kitais indeksais. Tai dabar pakalbėkime apie viską nuo pat pradžių, kas ką reiškia ir ar tai yra svarbu. Tai visų pirma, jūsų pagrindinis indeksas yra Current Social Selling Index, tas didžiausias. Jis yra sudarytas iš 4 komponentų. Pirmas komponentas yra oranžinė spalva, tai Establish Your Professional Brand. Tai reiškia sukurk savo stiprų profesionalų įvaizdį. Ir šis komponentas būtent matuoja, kiek stiprus yra jūsų asmeninis įvaizdis, ar jūsų profilis yra užpildytas, ar jūs, tarkim, kuriate turinį, ar žmonės įsitraukia jūsų kuriamą turinį ir taip toliau. Tai būtent tai matuojama yra pirmoje eilutėje. Antra eilutė, Find the Right People, violetinė spalva, matuoja, ar jūs ieškote LinkedIn žmonių, ar darote paiešką ir ar jūs juos randate ir prisidedate, ar jūs nerandate tų žmonių, kurių ieškote ir tiesiog išeinate iš paieškos. Tai, sakyčiau, iš visų 4 komponentų šis galbūt yra mažiausiai aktualus daugeliui, kurie nedirba pardavimuose, bet vis tiek yra gerai apie jį žinoti. Engage with Insights tai yra būtent komponentas, kuris parodo mums, ar mes įsitraukiame į kitų žmonių turinį. Tai ši eilutė dažniausiai būna mažiausia pas visus, pasižiūrėkite ar pas jūs irgi. Ir ką tai reiškia, jog daugelis iš mūsų iš tikrųjų tik tai skaito, bet nekomentuoja, neįsitraukia, nerašo turinio patys ir dėl to Engage with Insights, įsitraukimas į kitų žmonių turinį yra labai labai mažas. Na ir paskutinė eilutė, Build Relationships, tai mėlyna spalva, tai parodo mums, ar mes kuriame santykių su kitais. Ir kaip jūs galite tai daryti, tai visų pirma, jūs rašote žinutės kitiems žmonėms, atsakote į kitų žmonių žinutės, nepaliekate jų nepaskaitytų ir neatsakytų. Ir taip pat atsakote į žmonių pakvietimus draugauti, priimti į pažinčių ratą. Vėlgi žinau, kad daugelis dažnai turi tokią situaciją, kad jūs esate galbūt gavę daug pakvietimų iš nepažįstamų žmonių, jų nepriėmė ir jie tiesiog ten kabo. Tai reiktų juos prasivalyti, reiktų priimti arba atmesti žmogų. Jeigu jūs nepriemate pakvietimo, nebijokite, tas žmogus negauna jokios žinutės apie tai ir kitas sekančias 3 savaitės negali jums atsiųsti naujo. Tai tikrai drąsiai galite neprimti, jeigu nenorite. Taip pat dažnas klausimas, kadangi jau apie tai kalbame, yra ar priimti naujus žmonės, ar neprimti, jeigu aš jų nepažįstu. Tai kai nepažįstu žmogaus, ką aš dažniausiai darau, visų pirma, aš įsivertinu jo profilį, ar jis yra tvarkingas, ar aišku, ką tas žmogus veikia. Antra, jeigu profilis tvarkingas ir užpildytas, tai nėra botas, tai yra realus žmogus, tada sekantis dalykas, ką aš žiūriu, tai yra, ar tas žmogus dirba mano industrijai. Galbūt tas žmogus dirba irgi rinkodaroje, pardavimuose, verslo vystyme ir tada man atrodo, kad tai gali būti man aktualu ir aš tą žmogų prisidedu. Bet jeigu tas žmogus dirba kitoje industrijoje, visai ne Europoje, ne mano lokacijoje, ne Lietuvoje, taip, tai aš galbūt tada to žmogaus ir neprisidedu. Jeigu žmogus dirba, sakykime, statybų industrijoje, o tai nėra visiškai su mano darbo susijęta ir aš neieškau žinių apie tą industriją, tai aš to žmogaus nepriemu. Bet jeigu aš, sakykime, dirbu statybų industrijoje pati ir matau, kad žmogus irgi dirba, bet yra iš visiškai kitos lokacijos, aš tada irgi tą žmogų priemu. O jeigu, sakykime, aš dirbu rinkodaros industrijai, o žmogus statybų, bet matau, kad mes turim labai daug bendrų pažinčių. Tai vėlgi man geras ženklas, kad galbūt verta tą žmogų priimti. Taip? Tai yra įvairūs tokie niuansai, pagal kuriuos jūs galite pasižiūrėti žmogaus profilį ir suprasti, ar jūs norite jį ar ją priimti ar ne.
Tai gerai, dabar pakalbėjome apie visus šiuos 4 komponentus. Turime dar 2 tokius ratus, dar 2 indeksus šioje skaidrėje ir jūs turite juos pas save. Tai pirmas yra apačioje kairėje People in your industry. Tai rodo, kad vidurkis, pavyzdžiui, indekso mano industrijoje yra 36, o mano yra 82. Tai reiškia, jog tada aš esu top 1% šios industrijos profesionalų. Realiai, kuo mažesnis procentas, tuo yra geriau. Ir tai reiškia, jog, pavyzdžiui, žmonėm vykdant paiešką, kai jie ieško industrijos žmonių, tam tikroje lokacijoje, kurioje esu aš, mano paskyra bus viename iš pirmųjų puslapių paieškos rezultatuose. Ir People in your network tai yra būtent leidžia jums pasilyginti su žmonių iš jūsų pažinčių rato indeksu ir koks yra jūsų ir vėlgi, kur jūs esate su jais. Tai yra labai gerai, kuomet jūs, pavyzdžiui, pradedat savo LinkedIn kelionę, pradedat stiprinti asmeninį įvaizdį, tiesiog suprasti kitų žmonių iš jūsų industrijos, ant kiek yra stiprus jų profiliai ir ar jūs esate jau visai žemumoje su savo indeksu, ar jūs dar esate visai vidutiniškoje situacijoje, ar jūs jau esate labai geroje situacijoje. Ir vėlgi, kalbant apie indeksą ir kokį jį reiktų turėti, tai yra toksai būtų geriausia galbūt praktika, kad žmonės, kurie dirba su pardavimais ir rinkodara, kurie LinkedIn naudoja kiekvieną dieną savo darbui, turėtų turėti apie 60, sakykime, tas toksai rėžis turėtų būti nuo 50 iki 70. Žmonės, kurie labai dirba su pardavimais ir daro per LinkedIn, tai aišku jau 70-80. O visi kiti, tai vėlgi, kuo aukštesnis indeksas, tuo iš tikrųjų yra geriau. Ir aš rekomenduoju, jeigu nedirbate su LinkedIn kiekvieną dieną, bet norite stipraus įvaizdžio, tai jis turėtų vis tiek būti bent jau 50 iš 100, kad jūsų profilis būtų stiprus ir labiau randamas. Tai tikrai pasikoregavus profilį, susitvarkius, susioptimizavus, praeinant kitus mūsų kurso video, jūs tikrai pamatysite, kad jūsų indeksas auga ir ką aš dabar rekomenduoju jums, tai pasidaryti nuotrauką savo indekso prieš sutvarkant profilį, prieš būnant aktyvesniems ir po to, tarkim, vėl pasižiūrėti po savaitės, po mėnesio, po 2 ir įsivertinti, kokia yra jūsų situacija. Tai tikrai nėra indeksas, kuris turi labai didelę reikšmę jums, jūsų kelionėje į stipresnį įvaizdį, bet jis gali jums parodyti, kaip viskas kinta, ypač tas pirmas oranžinis stulpelis, kuris kalba apie jūsų asmeninį įvaizdį, tai ir pagelbėja mums suprasti, ar jis gerėja, ar jis didėja, ar iš tikrųjų eina atgal. Tai tiek apie asmeninį indeksą ir tikiuosi, kad jūs prie jo sugrįžtate karts nuo karto, kada pradėsite kurti turinį ir stiprinti savo profilį. Kuomet kalbame apie asmeninį įvaizdį, aišku, pirmasis žingsnis, kurį mes turime padaryti link stipresnio asmeninio įvaizdžio, tai yra pasidaryti savo profilio optimizaciją. Tai šis būtent skyrius ir bus apie tai, kaip susitvarkyti savo profilį, kokios yra svarbios dalys ir dar keli papildomi patarimai, kurie galbūt yra labiau paslėpti pačiam LinkedIn ir apie kuriuos galbūt daug mažiau žmonių žino. Kalbant apie patį asmeninį profilį, yra svarbu atsiminti, kad jis iš tikrųjų yra sudarytas iš labai daug skirtingų skyrelių, tai yra profilio nuotrauka, fonas, pavadinimas, features, skiltis, statistika, įgūdžiai ir taip toliau. Taip, tai vieni iš jų yra svarbesni, kiti galbūt mažiau, bet reikia nepamiršti, kad mes juos visus galime prisidėti prie savo profilio ir taip padaryti profilį daug įdomesnį, nepamiršti, kad galime prisidėti įvairiausius kursus, savanorystės ir kitas patirtis ir visa tai tiesiog papildys ir sustiprins mūsų profilį, padarys jį labiau randamą. Kuomet kalbame apie stiprų asmeninį įvaizdį ir patį profilį, yra labai svarbu atsiminti, kad mes bandome su optimizacija nueiti nuo profilio, kuris nepritraukia dėmesio, taip, tai yra profilis būtent kairėje pusėje, į profilį dešinėje, taip, tai yra profilis, kuris
pritraukia dėmesį, tai yra aiškus žodžiai įdėti, terminologija, raktažodžiai, fono nuotrauka, aišku, kokią įmonę žmogus atstovauja ir taip toliau. Taip, tai čia yra 2 pavyzdžiai, kaip atrodo tikrai nestiprus, neoptimizuotas, nesutvarkytas profilis ir kaip atrodo geras, stiprus profilis iš karto apsilankius paskyroje. Pradėkime nuo bazės, bazinių principų, bazinių žinių. Tai visų pirma, jūsų LinkedIn paskyra yra suskirstyta į 3 pagrindinės skiltis. Tai yra Core, Recommended and Additional. Tai Core skiltis yra būtent ta pagrindinė, kurią tikrai reiktų užpildyti, tai ten įeina ir edukacija, ir patirtis, ir įgūdžiai. Rekomenduojamos skiltis tai yra featured, tai yra kursai, tai yra licenzijos, sertifikatai, rekomendacijos. Ir tada mes turime additional, papildomas skiltis, tai yra ta pati savanorystė, publikacijos, patentai, kažkokie tai projektai, apdovanojimai ir testų rezultatai. Kalbant apie stiprų profilį, pradedam nuo nuotraukos. Gera nuotrauka yra tokia, kuri aiškiai parodo jūsų veidą. Jeigu turite, aš vis laik sakau, jeigu turite 2 nuotraukas, vienoje šypsotės, kitoje ne, tai būtinai rinkitės tą, kurioje šypsotės, nes tiesiog atrodys labiau draugiški. Bet ką reikėtų žinoti, kad jūsų veidas aiškiai matytųsi, kad nebūtų ten viso kūno nuotraukos, nes tiesiog žmonėms bus labai sunku įsiminti ir atsiminti. Tai būtent dėl to aiškiai matomas veidas, aiški nuotrauka, be jokių filtrų ir yra geriausias variantas. Toliau po profilio nuotraukos mes turime fono nuotrauką. Tai jūs dabar matote skaidrėje būtent tokią fono nuotrauką, kurią gauna absoliučiai visi LinkedIn vartotojai. Kai tik jūs susikuriat LinkedIną, jūs gaunat šią nuotrauką, ji yra labai paprasta, tokia pilka ir nieko apie mus nepasako, nei apie organizaciją, kurioje mes dirbame. Tai dažnai būna tokia nuostata, kad jeigu žmogus turi šią profilio nuotrauką, vis dar nepasikeitęs fono nuotraukos, tai galbūt profilis yra neaktyvus. Tai norint to išvengti, reikėtų iš karto pasikeisti į bet kokią kitą nuotrauką. Kaip gali atrodyti jūsų fonas? Tai visų pirma, jūs galite pasakoti apie veiklą ir pareigas. Taip, tai galite turėti fono nuotrauką, kurioje yra jūsų įmonės logotipas, sakykime, galite pasakoti, kokias sritis atstovaujate, kokias temas, apie ką jūs esate, ties kuo mėgstate dirbti. Taip, tai yra vienas būdas, kaip tai galite išnaudoti. Kitas būdas, kaip galite išnaudoti fono nuotrauką, tai yra, aišku, reprezentuoti įmonę, kurioje dirbate. Tai kaip matote šiuose pavyzdžiuose, žmonės užsidėję savo įmonės logotipus, užsidėję savo įmonės įvaizdį, tam tikrus žodžius, ką jų įmonė daro ir taip toliau. Kai kurie, kaip pavyzdžiui, matote Sonatos pavyzdys, tai turi tiesiog SEB nuotrauką pačio pastato, bet vėlgi tai ir yra įmonės reprezentavimas ir tai yra tikriausiai dažniausiai pastebimas fono nuotraukos pasirinkimas ir tikriausiai mūsų LinkedIn komandos labiausiai rekomenduojamas. Štai čia matote kelis pavyzdžius, tai kaip atrodo LinkedIn komandos fono nuotraukos, jos yra skirtingos, bet tuo pačiu žmonės gauna kelis pasirinkimus ir tada gali rinktis, kuris jiems yra labiausiai patinkantis, įdomiausias ir panaudoti tą savo paskyroje. Tai vėlgi nepamirškite, kad jeigu, tarkim, kuriate savo kolegoms pavyzdžius, tai jie turėtų būti keli, ne tik tai vienas, kad žmogus turėtų iš ko pasirinkti. Po fono nuotraukos turime pavadinimą. Pavadinimas tai yra visa tai, ką matote po mano vardu ir pavardę. Tai būtent pavadinimas yra svarbus dėl 2 dalykų. Visų pirma, tai yra geresnė paieška ir daugiau pakvietimų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog kai jūs turite gerą pavadinimą, kuris yra aiškiai suprantamas, daugiau gaunate pakvietimų iš žmonių, nes tiesiog jie supranta, ką jūs veikite. O geresnė paieška tai dėl to, jog jeigu jūs pavadinime parašote savo poziciją, pareigas ir kokioje įmonėje dirbate, tai yra gera pradžia. Bet jeigu dar parašote papildomų raktažodžių, apie kuriuos aš jau
kalbėjau prieš tai ir prašiau jūsų pagalvoti, tai sustiprina paiešką. Tai pavyzdžiui, jeigu kažkas rašo content creation arba LinkedIn workshops ir aš turiu tuos raktažodžius savo pavadinime, tai mano paskyra jau aukščiau bus paieškos rezultatuose. Tai ką jums reikėtų padaryti, vėlgi pagalvoti, pagal kokius raktažodžius jūs norite, kad žmonės jūs rastų ir kelis iš jų tiesiog pasirašyti prie pavadinimo. Toliau tęsiant kalbą apie pavadinimą, kaip matot, dažniausiai pavadinimo pavyzdys būna, kad CEO, tarkime, LinkedIn kaip pavyzdys, čia būtų mano, tai tiesiog parašo žmonės pareigas ir įmonę, bet taip pat galima, kaip ir parodyta pavyzdyje, pridėti papildomų raktažodžių, tai kaip pas mane yra startup, LinkedIn, employer branding, content creation, ads, pagal kuriuos mano paskyra vėlgi yra randama. Tai tokia yra ir mano rekomendacija, galbūt neišsiplėsti tenais, kad 3-4 eilutės būtų jau prirašytos, bet kokios 2-2,5 eilutės tikrai drąsiai galite užpildyti. Kitas skiltis jūsų profilyje yra aprašas arba angliškai about. Jeigu jos nematote arba jeigu nematote vienos ar kitos skilties, nepamirškite, kad visą laiką galite paspausti mygtuką Add Profile Section ir prisidėti naują skiltį. Tai apie ką yra about? About skiltis yra skirta tam, jog papasakotumėte apie savo turimą patirtį. Bet ne iš tos pusės, kiek ir kur ko dirbote, bet kodėl esate šioje industrijoje, galbūt kas jūs domina, kaip galima su jumis susisiekti, kokias knygas skaitote, tiesiog apie save labiau kaip apie žmogų, nes vėlgi šiais laikais daugelis dalykų vyksta atsižvelgiant ne tiek į žmogaus įgūdžius, kiek, pavyzdžiui, į įmonės kultūrą ir ar tas žmogus tinka į kultūrą ar ne. Ir būtent savo labiau kaip žmogaus pusę galite visą laiką parodyti ir aprašyti, kas jums patinka, ką jūs vertinate, kokios yra jūsų vertybės galų gale, visą tai galite aprašyti about skiltyje. Dar vienas pavyzdys, tai jeigu nežinote, nuo ko pradėti ir tikrai norite užsipildyti ir reikia užsipildyti about skiltį, galite nueiti į ChatGPT ir aišku panaudoti šį mūsų pavyzdį, tiesiog pakeisti tuos paryškintus žodžius į tai, kas atitinka jums ir gauti puikią pradžią, puikų aprašą, kurį galite po to pradėti pildyti ir nuo jo galite atsispirti. Dar viena skiltis, kurios tikriausiai labiausiai pasigendu asmeniniuose profiliuose, tai yra featured skiltis. Tai featured skiltis ir beje visą laiką galite nueiti ir į mano profilį pasižiūrėti, kaip viskas atrodo, ar į mano kolegų LinkedIn. Featured skiltį jūs galite prisidėti kelis dalykus. Tai galite prisidėti savo įrašus turėtus, galite prisidėti jūsų naujienlaiškį, jeigu turite, straipsnius ir galite prisidėti bet kokias nuorodas. Tai dažnai žmonės vėlgi deda nuorodas ten į savo įmonės svetainę, deda dar kažkur, bet tai ir yra gera vieta tiesiog parodyti žmonėm įvairius straipsnius, įvairias nuorodas ir tiesiog paskatinti juos veikti. Tai kodėl reikia šią skiltį turėti? Vėlgi matomumas, pasitikėjimo kūrimas, potencialūs klientai, kurie gali užsiregistruoti, asmeninis įvaizdis. Ką mes galime turėti, tai jau minėjau kelis iš punktų, bet dar kartą pasikartosiu, tai nuorodas skambučiui, pavyzdžiui, laikui su jumis tiesiog užsibukinti, skaitmeniniam produktam reklamuoti, savo portfolio parodyti atsiliepimams, atvejo analizėms ar tiesiog jūsų organiškam turiniui. Ir kaip, kam yra prioritetas, tai aišku vertei, vienodinti vizualai, labiau suvienodinti tiesiog, kad būtų tas toksai matomumas gražesnis, aiškus call to action, tai reiškia, kad labai aišku, dėl ko žmogus turėtų spausti, visą laiką parašykite title, pavadinimą savo būtent pridėtos nuorodos ir pergrupavimas. Taip, tai vėlgi keisti, žiūrėti, kaip viskas veikia, ant ko žmonės daugiausiai spaudinėja, kas yra įdomiausia ir galite daryti netgi tokius savotiškus testus. Statistika. Tai yra dar viena skiltis jūsų profilyje
Ir jūs ją galite matyti dviem būdais. Tai visų pirma yra, jūs ją galite matyti viršuje profilio, kaip matote štai čia, ir ten bus parašyta Analytics and Tools, o kiti žmonės mato tiesiog važiuodami pro profilį žemyn, tiesiog yra atskira Analytics tokia kaip ir skiltis. Tai joje mes matome kelias statistikas. Matome profilio peržiūras, kiek peržiūrų jūsų profilis turi per paskutinės 90 dienų. Matome post impressions, kiek peržiūrų turi jūsų paskutinis įrašas, ir matome search appearances, tai kiek jūsų profilis buvo rastas, kiek kartų per paskutinės 7 dienas. Kas yra įdomu šioje skiltyje, tai kad jums paspaudus ant search appearances, jūs iš karto matote atsidaro nauja vieta jūsų, naujas langas, būtent jūsų LinkedIn, ir jūs galite pasižiūrėti, iš kur tie žmonės yra, kurie randa jūsų profilį, tai kokiose įmonėse jie dirba, kokius darbus jie atlieka, kokie yra jų, būtent kokios yra jų pareigos, taip, ir tiesiog pasižiūrėti daugiau statistikos apie tai, kokie žmonės randa jūsų profilį. Kartais, pavyzdžiui, nuėjus į šią statistiką, galima pamatyti, kad žmonės jūs randa per žodį, pavyzdžiui, nes čia, tarkim, yra pavyzdys, keywords you were found for, tai pagal kokius žodžius žmonės mane rado, ir yra Chief Executive Officer, CEO, taip, pagal vadovą. Bet, pavyzdžiui, kitą kartą gali pamatyti, kad tavo profilį randa pagal žodį pardavimai, o tu, pavyzdžiui, su pardavimais visai nieko bendro nenori turėti. Tai tada reikia pasižiūrėti vėl į profilį, pažiūrėti, gal kažkur reikia pratrinti tuos sales pardavimų raktažodžius ir tiesiog, kad jūs rastų pagal visai kitus. Na, o kai paspaudžiate ant post impressions, tai matote, kiek žmonių, tarkim, yra pažiūrėję jūsų įrašus, galite žiūrėti pagal peržiūras, galite žiūrėti pagal įstraukimą ir taip toliau, galite rinkti paskutinės 7 dienas, galite žiūrėti paskutinius 1 metus ir taip toliau. Tai vėlgi, kuriant turinį šioje platformoje, tai šis skiltis yra gan svarbi ir galite visą laiką matyti, kaipgi jums sekasi. Patirtis ir išsilavinimas. Tai prie patirties noriu tik paminėti, kad svarbiausia palikti esamam ar būsimam darbui gerą įtaką darančias pozicijas ir aišku, jeigu turite kažkokios įdomesnės patirties, visą laiką galite ją pasidalinti, bet į viską žiūrėkite per tokią prizmę, kur jūs norite būti ir kaip tai gali būti vertinga. Na, o išsilavinimas, tai labai paprastai paminėkite savo mokymosi įstaigas, vietas. Ir čia aš galbūt pasakyčiau, kad svarbiausia paminėti aukštasis išsilavinimo įstaigas ir institucijas, tai ten jokių darželių ar mokyklų tikrai čia rašyti ir minėti mums nereikia. Toliau, kalbant apie patirtį, kai mes rašome, kur esame dirbę ir ką veikia, labai rekomenduoju, kad vietoj ilgų sakinių ir labai tiesiog didelių paragrafų mes rašytumėm punktais ir raktažodžiais, už ką mes buvome atsakingi. Būtent tai mums padės ne tik tai būti labiau randamiems, nes tiesiog bus daugiau raktažodžių, bet ir žmonės kaip rekruteriai ar kiti, kurie tiesiog domėsis apie mus, jie labai lengvai galės suprasti iš karto ir pamatyti, kokias atsakomybės jūs turite toje įmonėje, kurioje dirbate ir ar jie gali jums rašyti, ar geriau rašyti kažkam kitam. Nes tikrai niekas, nei mes patys, niekada neskaitom tų ilgų paragrafų, nebent jūs turite kažkokios tai įdomesnės patirties, galite visą laiką parašyti pirmą ir terminus ir savo atsakomybės ir tada jau apačioj galite parašyti kelis sakinius apie, tarkim, kažkokias tai specifines patirtis. Toliau turime Career Break. Tai Career Break yra papildoma funkcija, kuri yra atsiradus mūsų patirties skiltyje. Ir prie Career Break, tai karjeros pertraukos, mes galime pridėti tokius punktus kaip kelionės, galbūt jeigu jos tęsis ilgai, šeimyninės pareigas, motinystės, tėvystės atostogas, savanorišką darbą ar bet ką kito. Taip, tai jeigu jūs turite kelis metus savo patirtyje, kurie neturi jokios darbovietės, bet ten buvo kažkokia pertrauka vienokia ar kitokia, tai jūs, jeigu norite, galite ją būtent prisidėti, pridedami būtent išsilavinimą ir pridedami savo patirtį ir prie patirties paspausdami Add a Career Break.
Dar vienas skiltis jūsų profilyje, tai yra licencijos ir sertifikatai. Tai čia nedaug žodžiausių, vėlgi labai paprastai prisidėkite, jeigu turite licencijas, jeigu turite sertifikatus. Ir ką reikėtų atsiminti, jog jeigu turite sertifikatą, kuris yra labai labai senas, viskas su tuo yra ok, viskas su tuo yra gerai, jeigu, sakykime, tas sertifikatas yra pripažintas ir pripažįstamas jūsų industrijoje. Jeigu jis yra labai senas, sakykime, daugiau nei 10 metų ir jis nėra kažkoks labai žinomas ar reikalingas, tai galbūt galite jo ir nedėti. Savanorystė. Tai šioje skiltyje galite prisidėti įvairias savanorystės patirtis ir vėlgi tai sustiprina jūsų profilį, ypač jeigu esate savo karjeros pradžioje ir turėjote savanorysčių, tai duoda jums savotiškų taškų, kai ieškotės galbūt kito darbo ir vėlgi kiti žmonės gali rasti su jumis bendrą kalbą, galbūt matydami, kad kažkada jūs savanoriavote toj pačioj organizacijoje. Įgūdžiai. Įgūdžiai tai yra puikia vieta parodyti, kokius įgūdžius turite ir kitiems žmonėms taip pat už jūsų įgūdžius prabalsuoti. Tai įgūdžių galite prisidėti nemažai. Siūlau tikrai neperspausti, tai sakykime kokius 15-20 ir taip pat visą laiką pasižiūrėti, ar tie įgūdžiai, kuriuos esate prisidėję, ar jie nepersipina, ar jie nėra tas pats per tą patį. Taip, nes būna, tarkim, parašyta rinkodaros strategija, rinkodaros ten procesai, rinkodaros dar kažkas ir atrodo galėtum tiesiog vienu žodžiu pasakyti rinkodaros strategiją ir to užtektų. Taip, tai pasižiūrėkite, ar viskas tiesiog nepersipina ir turėkite kuo daugiau skirtingų žodžių ir tuo pačiu jūs galite visą laiką pasirinkti, kurie įgūdžiai yra pirmose vietose. Jie nėra automatiškai tie, kurie turi daugiausia balsų. Jūs patys galite juos visaip stumdyti ir persikelti ir tiesiog padaryti taip, kad tie, kurie jums yra patys aktualiausi ir būtų pirmoje vietoje. Taipogi, ką dažnai matau, kad žmonės prideda kalbas prie įgūdžių, tai čia kalbų pridėti nereikėtų, joms bus atskiras skiltis. Dar vienas paminėjimas apie įgūdžius, tai jog šiuo metu savo profilyje, kai susikuriate ar prisidedate kažkokį tai įgūdį, jūs jį galite priskirti vienai ir kitai darbovietei. Tai irgi ypač kalbant, jeigu, tarkim, išmokote vienoje ar kitoje darbovietėje tam tikrą specifinį įgūdį, galbūt tai yra programavimo kalba, galbūt kažkas kito, galbūt tai yra Photoshopas. Ir jūs galite dabar tos įgūdžius susijęti su savo darboviete, savo narystę, projektu ar netgi mokymosi įstaiga. Viena iš paskutinių skilčių jūsų profilyje yra rekomendacijos. Tai, kaip matėte, dabar nuotraukoje rekomendacijų gali būti įvairiausių. Siūlau turėti stipriam profiliui bent 2-3 rekomendacijas. Tai jūs jas galite rinkti iš buvusių kolegų, esamų kolegų, galite prašyti projektų, įvairių klientų, su kuriais esate dirbę. Tai irgi yra puikus būdas gauti rekomendaciją. Ir vėlgi rekomendacijos didina profilio peržiūras, stiprina patį profilį ir pasitikėjimą jumis. Galbūt kilo klausimas, kaip prašyti rekomendacijos. Tai kaip jos paprašyti, jūs galite nueiti tiesiog į žmogaus, kuris norite, kad jūs rekomenduotų profilį ir paspaudę ant mygtuko More, matote, atsiranda daug įvairiausių pasirinkimų ir tiesiog paspausti Request a Recommendation, tai paprašyti rekomendacijos. Ir tokiu būdu jūs galite pasirinkti, koks buvo jūsų ryšys su tuo žmogum, ar ten buvo tas žmogus jūsų vadovas vadovė, ar buvo jūs tiesiog kolega, grupės, komandos narys ir taip toliau, ar jūs buvote vadovas tam žmogui. Ir tada tiesiog parašyti privačią žinutę, tokiu būdu tiesiog paprašant, kad žmogus, duodamas rekomendaciją, paminėtų vienas ar kitas jūsų tiesiog projektų kažkokias rezultatus, ar jūsų įgūdžius, ar kažką kito. Taip. Ir paskutinė skiltis, ar netgi kelios jūsų paskyroje, tai yra pasiekimai.
Tai kalbant apie pasiekimus, vėlgi čia gali tik tai tie žmonės prisidėti, kurie turi tuos pasiekimus, ar jeigu jūs jų neturite, tai viskas tvarkoje, bet jeigu turite, tai galite ir publikacijas prisidėti, ir kursus, jeigu turėjote kažkokius tai universitete kursus, jūs juos galite jau dėti prie kursų. Galite prisidėti apdovanojimus, testų rezultatus ir štai čia mes turime kalbas, languages. Galite prisidėti lietuvių, anglų, kitas kalbas, kurias mokate ir pasirinkti, koks yra jūsų tos kalbos mokėjimo lygis. Ir taip pat organizacijos. Taip, kokiose esate organizacijose, narys ar narė, tai gali būti Rotary klubai, tai gali būti dar kažkokios tai organizacijos ir tas vėlgi puikiai pastiprina jūsų asmeninį įvaizdį ir jūsų profilį. O dabar keli patarimai apie LinkedIn profilį, kurių galbūt nežinojote. Pirmas patarimas - tai yra asmeninė nuoroda, asmeninis URL. Kai esate savo paskyroje, nueikite į dešinę pusę ir tenais matysite, jog viršuje yra toksai mygtukas Public Profile and URL. Jį paspaudus mes galime susitvarkyti savo asmeninę nuorodą ir padaryti taip, jog vietoj ten įvairiausių raidžių ir skaičių, kurie yra jūsų nuorodai, būtų tiesiog jūsų vardas ir pavardė. Tai sustiprina jūsų profilį ir tai sustiprina jūsų LinkedIn paskyrą Google paieškoje, jeigu kažkas įrašys jūsų vardą ir pavardę. Dar vienas patarimas, dar vienas hakas, tai yra balso įrašas. Galbūt teko pastebėti, galbūt ir ne, bet prie kai kurių žmonių paskyrų, prie kai kurių profilių, kaip matote štai čia, yra tokia maža ikona, taip, garsiakalbio. Ja paspaudus mes galime išgirsti to žmogaus įrašą. Ši funkcija buvo sukurta tam, kad žmonės įrašytų, kaip tarti jų vardą ir pavardę. Ir būtent tai dažniausiai žmonės ir daro, bet aš ir keletą kitų žmonių radome įvairiausių kūrybinių sprendimų. Tai vietoj to, kad įrašytumėt savo balsą ir pasakytumėt savo vardą ir pavardę, jūs galite, pavyzdžiui, įrašyti žinutę, kurioje jūs pasisveikinate su žmonėmis atėjusiais į jūsų profilį, pasakote, kad jums domina tos ir tos temos ir tarkim, kad jie jums rašytų, jeigu nori susitikti kavos. Tai yra įvairiausių būdų, kaip galite šią funkciją išnaudoti ir ne tik, nebūtinai tai gali būti skirta jūsų vardui ir pavardai. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti ties šią funkciją, tai ji yra prieinama tik tai per mobiliąją programėlę LinkedIn'o. Jūs ją atsidarę, redaguokite savo profilį ir pamatysite, kad atsiranda funkcija pridėti balso įrašą. Šios funkcijos per LinkedIn būtent kompiuterio prieigą, per kompiuterį nerasite ir nematysite, kaip to padaryti. Profilis skirtingomis kalbomis. Tai yra dar viena funkcija, kurią, kaip matote, irgi galite rasti profilio dešinėje pusėje viršuje. Tai iš tikrųjų, manau, ši funkcija labiausiai tinka tiems, kurie dirbate su užsienio rinkomis, kuriuose, tarkim, yra nemažai žmonių kalbančių vietinę kalbą ir jūs ją galite puikiai kalbėti. Tai tada tai tikrai drąsiai pildykite, bet kitu atveju anglų kalba turėti profilį yra visiškai tvarkoje ir galite jį šią kalbą ir palikti. Dar vienas patarimas tai yra nuoroda profilio viršuje. Galbūt teko pamatyti, kad kai kurie žmonės savo paskyroje turi būtent po jų pavadinimu nuorodą su kažkokiu tai pavadinimu ir tiesiog žmonės gali jos spausti, žiūrėti, skaityti ir taip toliau. Tai galite redaguoti savo paskyrą, paspausti ant custom button ir pridėti kokį tik norite nuorodą, kokį tik norite linką, pavadinimą irgi galite sukurti patys ir visi atėję jūsų paskyrą galės spausti, matyti, žiūrėti, galite rašyti lietuviškai, angliškai, bet kokią kalbą. Na, štai čia keli pavyzdžiai profilių, kurie yra stiprus, kurie yra gerai sutvarkyti, tai būtinai pasižiūrėkite, ne tik tai lietuvių pavyzdžiai, bet ir užsieniečių, tiesiog kaip atrodo tvarkingas profilis, kaip atrodo fono nuotrauka, kaip atrodo about skiltys, kaip atrodo visas profilio užpildymas ir tikiuosi, kad tai bus jums puikia inspiracija. Turime stiprų asmeninį profilį, susitvarkėme, susioptimizavome. Kas seka toliau? Toliau, kai turime gerą profilį,
norint kurti asmeninį įvaizdį, turime pradėti kurti turinį šioje platformoje, kitaip niekaip neturėsime gero įvaizdžio. Tai turinys yra sekantis žingsnis ir dabar būtent apie tai. Kokie yra pagrindiniai iššūkiai, su kuriais žmonės susiduria, kuomet bando pradėti kurti turinį? Tai aišku yra laiko planavimas, idėjų kūrimas, savęs motyvacija ir imposter syndrome. Tai ties laiko planavimu labai geras patarimas būtų toks, jog kiekvieną kartą, kai norite kurti turinį, žiūrėkite į tai kaip į savotišką darbą, kuris yra galbūt linksmesnis, bet savotiškai darbas. Tai ką dažniausiai rekomenduoju, tai pavyzdžiui, sėdėti į savo kalendorių, kokias 30 minučių vieną dieną, kitą ir sekti savo kalendorių ir skirti tą laiką LinkedIn turinio kūrimui, nes kitaip jisai tikrai nepasidaro. Idėjų kūrimas, tai apie tai tikrai turėsiu dar kelias strategijas, kuriomis pasidalinsiu ir idėjų šiais laikais jau yra apstu arba yra apstu šaltinių, iš kur tas idėjas galime pasimti. Ir galų gale savęs motyvacija ir imposter syndrome, tai visi mes bijome, visi mes galvojame, ką kiti pamanys, bet pradėjus šią kelionę, pradėjus kurti turinį, iš tikrųjų pamatai, kiek yra daug žmonių, kurie mąsto panašiai, kiek yra daug žmonių, kurie mėgsta diskutuoti, kurie mėgsta įsitraukti ir šiaip LinkedInas iš savęs yra gan pozityvi platforma, tai reikia to nebijoti ir kartais kas padeda, tai turėti ar tai konsultantą, ar tai žmogų iš LinkedIn, ar tai žmogų iš draugų rato, su kuriuo kartu tiesiog kaip accountability buddies, kaip draugai kursite turinį ir vienas kitą motyvuosite. Čia visai panašiai kaip sportas, kaip ėjimas į sporto klubą. Pirmas dalykas, nuo ko norėčiau pradėti, tai kuomet mes kuriame turinį, yra svarbu atsiminti turinio struktūrą. Dažnai žmonės mini, kad labai yra sunku pradėti, nežino kaip rašyti, nuo ko reikėtų pradėti. Tai pirmas dalykas, labai paprasta struktūra, kurią galite sekti, tai yra, kad jums reikia turėti įvykį ar istoriją, kurią norite pasidalinti, jums reikia žinoti, ką norite papasakoti, ką galbūt išmokote, sužinojote, ar kaip nors paskatinti žmogų veikti ir galų gale pažymėti įmonės ar organizacijas ar žmonės, kurie yra susijęti su tuo įrašu. Tai labai paprastai, čia yra anglų kalba, būtent pavyzdys. Vakar turėjome puikų renginį Švedijoje, pažymime įmonę arba žmonės, tada antras paragrafas, išmokome taip papasakojame, ko mes kaip žmonės ten išmokom, kas yra mūsų auditorijai svarbu. Ir galų gale ačiū tam už labai šiltą sutikimą. Taip. Tai vėlgi pažymime žmonės ir padėkojame. Tai va tokia labai paprasta struktūra, vėlgi taip nebūtina rašyti, bet tai yra tiems, kurie nežinote, nuo ko pradėti ir galbūt ieškote kažkokios inspiracijos. Ir kokiagi yra slapta formulė? Slapta formulė, kuri jau nebe tokia slapta, tai yra būtent autentiškumas. Autentiškumas reiškia, kad mes patys kuriame turinį, mes nekopijuojame. Tai yra vertė, nes žmonės dažniausiai grįžta ir skaito ir dar kartą skaito mūsų turinį vien dėl to, kad jis yra vertingas. Taip pat jie juo dalinasi su kitais, jeigu jis tikrai yra vertingas. Tai visą laiką siūlau pagalvoti, aš darau šį pasidalinimą, ar jis dabar bus vertingas kitam žmogui, kuris sugaiš ten 3-2 minutės jį skaitydamas. Žymėjimas, kaip ir minėjau, tai pažymime žmonės ir institucijas, organizacijas, struktūrą. Tai vėlgi, kad tas mūsų tekstas jis nebūtų vienas ilgas paragrafas, kaip ir prie patirties, bet kad tai būtų suskirsta į mažus paragrafus, galbūt po sakinį karts nuo karto ir tiesiog būtų labai lengva žmonėms skaityti. Ir galų gale klausimas. Tai karts nuo karto, vėlgi ne kiekvieną kartą, nes atrodys labai nenatūralu, bet karts nuo karto galite pabandyti įtraukti auditoriją ir aišku užduoti kažkokį tai vieną ar kitą klausimą. Tik to nereikėtų ir nevertėtų daryti kiekvieną kartą, nes tiesiog žmonėms bus nenatūralu ir atrodys labai keistai. Tai toks yra puikus ir stiprus įtraukiantis įrašas, o dabar parodysiu jums pavyzdį. Štai taip atrodo mūsų pavyzdys, tai vėlgi tai yra vienas iš mano įrašų apie būtent skaitytą straipsnį iš Harvard Business Review ir šis įrašas yra autentiškas, nes aš jį pati sukūriau, nekopijavau,
vertė yra tame, jog aš skaičiau straipsnį ir pasidalinau įdomesnėm įžvalgom, įdomesnė vieta iš straipsnio, kas manau, kad yra aktualu kitiem pardavimų žmonėm. Žymėjimas, tai pažymėjau autorių, pažymėjau šaltinį, iš kur yra šios žinios. Struktūra, tai vėlgi matote, kad yra suskirsta į mažesnius paragrafus, tai nėra viskas vienas tiesiog ilgas paragrafas ir galų gale klausimas pabaigoje, mintys, kokios žmonių mintys, ką mano kiti apie šį pasidalinimą ir taip toliau. Tai štai taip atrodo mūsų slapta formulė pritaikyta praktikoje. Kalbant apie taktikas, įrašams ir laikus. Tai pačios aktyviausios dienos yra antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, kuomet mes matome daugiausiai vartotojų prisijungusių platformoje. Pirmadienį, matyt, visi atsakinėja dar laiškus iš savaitgalio, penktadienį visi jau gyvena savaitgalio ritmu, tai tiesiog antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis yra aktyviausios, bet tai nereiškia, kad jums įkėlus įrašą pirmadienį ar penktadienį ir net savaitgalį jisai nepasiseks. Jisai gali net labai pasisekti, nes, pavyzdžiui, savaitgaliais, kai mes įkeliame įrašus, labai būna mažai turinio ir žmonės vis tiek praleidžia laiką LinkedIn'e, tai labai yra gerai kartais prasitestuoti, pasibandyti, įkelt savaitgalį, pažiūrėti, kaip seksis jūsų įrašai. Laikai iš tikrųjų ryte, per pietus ir darbo dienos pabaigoje, visą laiką atsiminkite, kad priklauso kokią auditoriją jūs bandote pasiekti. Na, tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu jūs bandote pasiekti amerikiečius, tikriausiai reikėtų kelti įrašą jau į jūsų dienos pabaigą. Taip, tai visą laiką pagalvokite apie tai, bet iš tikrųjų sėkmingiausi įrašai dažniausiai būna nuo 8 iki 9 ryto įkelti, nes jie turi tiesiog visą dieną sulaukti to matomumo. Ir dažnumas labai priklauso nuo jūsų tikslo, tai jeigu norite būti tiesiog aktyvus, vienas kartas per savaitę yra tikrai pakankama. Jeigu norite kurti asmeninį įvaizdį, tai 2-3 kartai per savaitę, o jeigu norite labai būti dažnai matomi, didinti įstraukimą, tai 3 net 4 kartus per savaitę kartais irgi yra labai gera taktika, bet jau tada įskaitant ir savaitgalį. Tai tokios yra taktikos. Aš tik tai galiu pridurti galbūt vieną dalyką, kad jeigu jūs turėsite labai gerą įrašą, labai gera tema, nieks jam negalios, nei diena, nei laikas, nei kiek ten kartų keletą, įrašas bus pats iš savęs geras ir gali būti viral, taip gali būti trendinis. Bet visais kitais kartais galite tikrai vadovauti šiomis taktikomis. Taip pat atlikome tyrimą, net kelis, ir vėlgi tiesiog parodyti jums, kad žmonės yra LinkedIn'e ne tik darbo dienomis, tai matote, buvo beveik 800 balsų ir 53%, tai beveik 400 žmonių pasakė, kad jie praleidžia iki 1 valandos LinkedIn'e savaitgalį, tada beveik 30% 2-4 valandas praleidžia savaitgalį, tada 13% jokio LinkedIn'o savaitgaliais, bet šis balsavimas vyko savaitgalį, tai tie 13% irgi savo tiesiog neatsako, kad jie yra LinkedIn'e savaitgalį, bet tikrai daug žmonių yra savaitgaliais LinkedIn'e, tai galite drąsiai kelti turinį. Ir kuomet paklausime žmonių, kada jūs scrollinate, kada jūs tikrinate LinkedIn'ą, kuriuo dienos metu, tai matote, kad 50% rytais, dėl ko aš sakau, kad yra gerai kelti turinį ryte, kiti 40% vakare, kai pabaigia darbą ir tada šiek tiek per pietus. Tai arba kelkite ryte, arba jau darbo dienos pabaigą. Ir dar tokie įdomus keli faktai, tai jog apie 70% sprendimus priimančių profesionalų būtent naršo internete ir ne tik internete, bet LinkedIn platformoje darbo dienos metu. Taip pat 70%, vėlgi tas pats procentas, praleidžia laiko LinkedIn ir vakarais ir apie 50% sprendimų priėmėjų LinkedIn'e praleidžia savaitgaliais. Tai iš tikrųjų gan dideli skaičiai. O dabar pakalbėkime apie turinio tipus. Tai dažnai žmonės įsivaizduoja, kad turinio tipai yra tik tai keli, nuotrauka, tekstas ir tiek. Bet turinio tipų iš tikrųjų yra įvairiausi. Tai gali būti išorinės nuorodos, video, nuotrauka, dokumentai, audio renginiai, LinkedIn Live, transliacijos, straipsniai ir daug kitų. Tai apie tai dabar ir pakalbėkime.
Pradedant nuo turinio tipų, kuriuos tikriausiai žinome geriausiai, tai yra aišku tekstas. Tai yra labai paprastas būtent turinio tipas, kada mes tiesiog keliame tekstą ir galbūt pažymime keli žmonės. Tada turime repostą ir repost with thoughts. Tai kuo skiriasi šie du turinio tipai? Repost tai reiškia, kad mes dalinamės kažkieno kito sukurto turinio be jokio komentaro ir mes gautus laikus siunčiame jau į pagrindinį tą įrašą. Tai žmogus, kuris padarė įrašą, gauna visus laikus, visus komentarus, visas peržiūras ir mes tiesiog padedam jam gauti daugiau įstraukimo. Kuomet mes spaudžiame repost with thoughts prie kažkokio kito žmogaus turinio, tada mes jau dalinamės tuo įrašu ir galime pridėti savo kažkokį tai komentarą, netgi kelis raktažodžius, grotažymės ir tai jau tampa kaip mūsų originalus įrašas ir visi laikai, visos peržiūros eina jau į mūsų įrašą kaip naują, bet nekeliauja tam žmogui, kuris jį sukūrė. Tai šiaip iš tikrųjų priklauso, ko jūs siekiate. Kartais, jeigu norite, kad žmogus, autorius gautų daugiau įstraukimo, tai darykite repost. Jeigu norite, kad tai būtų jūsų originalus įrašas, darykite repost with thoughts. Toliau kalbant apie turinio tipus, turime dokumentus, video ir nuotrauką. Tai dokumento tipo turinys yra toksai, kuomet žmonės įkelia PDF formato failą į LinkedIn ir gali kiti žmonės tiesiog spausti į šoną ir žiūrėti kaip prezentaciją. Tai būtent tokio tipo postai, įrašai yra gan populiarūs ir kas yra faino visai sakyčiau, kad žmonės gali atsisiųsti jūsų dokumentą ir išsisaugoti į savo kompiuterį. Tada turime video formatą, tai video formatas nėra pats populiariausias, galbūt dar ir dėl to, kad jis nesusilaukia daugiausiai įsitraukimo, bet karts nuo karto tikrai visai gerai yra įkelti ir video formatą. Ir turime nuotrauką, tai yra tiesiog paprastas turinio tipas, kur turime ir tekstą, ir nuotrauką kartu. Toliau turime LinkedIn Live transliacijas, audio renginius ir renginius. Tai LinkedIn Live transliacijos, tai būtent kai žmonės tiesiog per LinkedIn platformą tiesiogiai kelia video ir kalba, toks kaip vos ne podcastų tipo turinys. Ir galima žiūrėti tas transliacijas, galime rašyti komentarus, žmonės gali juos atsakinėti transliacijos metu ir taip toliau. Audio renginiai tai yra tokie renginiai, kuomet jūs LinkedIn platformoje prisijungite paklausyti audio renginį ir matote, jūs esate dalyvis, jūs esate klausytojas ir galite reaguoti, galite pakelti ranką, gali jūs būtent organizatoriai pakviesti užduoti klausimą ir taip toliau. Tai galite aktyviai dalyvauti audio renginiuose ir tai yra gan populiarus tipas būtent dalyvauti renginiuose tokiuose, nes jūs galite juose dalyvauti važiuodami kažkur mašina, įsijungti, paklausyti, dirbdami ir taip toliau. Renginys tai yra tiesiog dar vienas LinkedIn turinio tipas, kada jūs, jeigu organizuojate renginį, jūs galite jį sukurti LinkedIn platformoje ir tiesiog žmonės gali registruotis ir prisijungti į jūsų renginį. Tai visai populiarus toks irgi tipas. Toliau mes turime išorinės nuorodas, tai čia labai paprastai žmonės galite siūsti į kažkokias kitas svetainės ir galite kelti nuorodą. Vėlgi galbūt teko matyti, kad kai kurie žmonės nuorodų nekelia į savo įrašą, jie kelia nuorodas į komentarus. Taip yra dėl to, jog LinkedInas iš tikrųjų mažina peržiūrų skaičių, kai jūs keliate būtent nuorodą į patį įrašą. Dėl to daugelis kelia po to nuorodą į komentarą, o pačiam įrašė tiesiog būna nuotrauka ten arba tiesiog tekstas. LinkedIn apklausas irgi jau teko matyti, prieš tai rodžiau, tai galite daryti įvairias apklausas, galite paklausti žmonių, ar jie ten leidžia laiką LinkedIn, ar jie kažką kito veikia. Taip, tai jeigu norite tiesiog aktyviai bendrauti su savo auditorija, galite daryti apklausą. Ir nuotraukų galerija, tai dar vienas tipas, sakyčiau, vienas iš geriausiai veikiančių šiuo metu. Ir jūs galite kelti ne vieną, o net kelias nuotraukas, žmonės gali jas žiūrėti, scrollinti, skaityti, kas ten parašyta, kokie žmonės ten dalyvauja ir taip toliau. Tai visai toksai įtraukiantis
tipas, nes visiems labai labai yra įdomu ne tik vieną nuotrauką pamatyti, bet ir daugiau. Dar vienas turinio tipas tai yra straipsniai, tai galite kurti straipsnius ir juos kelti, skaityti juos, gali komentuoti po jais, gali dalintis, tai vėlgi jeigu turite kažkokią tai idėją ir ji netelpa į paprastą įrašą, galite kurti straipsnį ir tiesiog turėti ilgesnės formos turinį. Dar vienas turinio tipas tai yra naujienlaiškiai, kiekvienas LinkedIn vartotojas gali kurti savo naujienlaiškį, reiktų tik tai įjungti Content Creator Mode ir būtent galite rinkti subscriberius, žmonės, kurie skaito, kaip matėte, čia pavyzdyje yra virš 14 000 subscriberių ir tiesiog kurti naujienlaiškį, žmonės gautų jūsų naujienlaiškį ne tik LinkedIn, bet ir savo e-mail elektroninį paštą. O dabar kalbant apie turinio kūrimo būdus, jų yra keli, tai kuomet minėjau pradžioje, kad vėlgi susidurėm su problema, kad iššūkis yra rasti naujų idėjų, iššūkis yra kurti turinį, tai štai čia yra keli būdai ir galbūt keli paminėjimai, ko reiktų nepamiršti, kai mes kuriame turinį. Pirmas pavyzdys, pirmoji tokia strategija, kurią galite naudoti, tai yra rūšiavimas. Štai čia matote pavyzdį, kai buvo būtent atliktas parašytas straipsnis, mes po to turėjome būtent renginį su komanda, tada pasidaliname apie renginį įmonės paskyroje, tada kai kurie komandos nariai ir svečiai pasidalino ir tada mes po renginio dar kartą padarėme naują straipsnį jau su visa informacija, kuri buvo paminėta renginio metu. Tai ką tai parodo, jog mes naudojamės tą pačią informaciją, kuri jau yra mums prieinama. Tai pavyzdžiui, renginio metu mes padarėme įrašą, iš to įrašo padarėme straipsnį. Tai ir jūs, kai kuriate, reikia atsiminti, kad ne viskas turi būti nauja. Gali būti ir turinys, kuris jau yra sukurtas, galite jį pernaudoti, galite pavyzdžiui kurti vieną įrašą, antrą, trečią, ketvirtą. Kiekvienas įrašas gali būti naujas patarimas, o po to ir paimti visus tos 4 įrašus ir sudėti vieną ilgą straipsnį. Tai tiesiog nepamirškite, kad rūšiavimas, recycling yra ne tik svarbu mūsų realiam fiziniam gyvenime, bet ir virtualioje erdvėje. Toliau kitas pavyzdys tai yra teksto imitacija arba, sakyčiau, netgi strateginė tokia technikų imitacija. Tai aš dažniausiai siūlau žmonėm rasti savo industrijoje esančių žmonės, kurie jau turi didelį sekėjų ratą, turi daug įsitraukimo ir tiesiog pasižiūrėti, ką kuria jie, kaip jie engagina, įsitraukia į savo būtent auditoriją ir kokias taktikas jie naudoja. Tai visų pirma būtų veidas ir video. Tarkim, aš analizavau Steven Bartlett ir matau, kad ką jisai naudoja, tai yra keli tokie tipai. Tai video ir veidas dažnai kelia informaciją dokumento pavidale, tada dažnai kelia kažkokius tai įrašus, kurie yra aktualūs tą dieną, tą savaitę. Ir taip pat įrašai yra trumpi ir paprasti. Tai šie įrašai susilaukia daugiausiai įsitraukimo, kuomet aš paanalizavau jo turinį. Tai ką aš galiu padaryti? Aš galiu paimti šitas strategijas ir jas pritaikyti savo turiniui ir tiesiog pabandyti kurti trumpą ir paprastą turinį arba įkelti video su savo veidu ir taip toliau taip ir tiesiog žiūrėti, kaip mano auditorija įsitraukia. Kitas pavyzdys tai yra stiprus vizualai, tai vėlgi reiktų nepamiršti, kad žmonės dažnai įsitraukia LinkedIn'e, ypač tais brandais ir su tom įmonėm, kurias jie labai mėgsta ir kurios, tarkim, yra lengvai atpažįstamos. Tai jeigu jūs nusprendėte, tarkim, kurti turinį ir kelti turinį ir jūsų įmonė, kurioje dirbate, yra puikiai atpažįstama, tai kaip šiuo atveju Nord Security arba, tarkim, galėtų būti Lego arba IKEA ir taip toliau, tai jūs galite kelti turinį, kuris yra ir apipavidalintas jūsų įmonės vizualais, nes vėlgi tada tai sustiprina ryšį, žmonės dažnai tiesiog palaikina, vėliau skaito ir tai pagelbsti ir jūsų asmeniniam įvaizdžiui.
Dar vienas pavyzdys - tai jūsų turinys kaip naujienų šaltinis. Nepamirškite, kad labai svarbu, kuriant turinį, pozicionuoti save kaip žmogų, kuris visą laiką žino, kas vyksta industrijoje, į kurio profilį žmonės gali ateiti ir pasiskaityti naujausias žinias, naujienas būtent iš tos industrijos. Tai siūlau labai nepamiršti dalintis industrijos naujienomis, įvairiais trendais ir edukuoti savo auditoriją, kad jie tikrai nepamirštų karts nuo karto pas jūs ateiti, apsilankyti ir patys, netgi jums nepamačius jūsų įrašo, tiesiog patikrinti, ar jau sukūrėte kažką naujo. Ir dar viena strategija, kurią norėčiau parekomenduoti, tai yra Quora. Quora yra kaip dar viena svetainė, kurią galite rasti internete, nuėję į Google. Ir tai yra kaip dar vienas socialinis tinklas. Tik Quoroje, kas yra populiaru, kad žmonės užduoda įvairiausius klausimus ir tada yra kiti žmonės, kurie atsakinėja. Tai kaip pavyzdžiui, čia matote klausimą ir jis turi jau virš 108 atsakymų. Tai ką jūs galite daryti, jeigu visiškai neturite inspiracijos ir idėjų, nueiti į Quora, parašyti raktažodį paieškoje, pasirinkti questions ir pamatyti, kokie yra klausimai dažniausiai užduodami susiję su jūsų industrija. Ir tokiu būdu jūs turėsite pilną klausimų, į kuriuos jūs galite atsakyti su savo turiniu. Tai apie ką vis dėlto rašyti, kuomet mes rašome LinkedIn? Tikrai nėra vienos formulės ir tikrai nėra vieno būdo. Galite rašyti apie profesinę patirtį, perskaitytas knygas, reflektuoti ties industrijos naujienomis, galite dalintis asmeninėmis istorijomis, kolegomis, kažkokiais nutikimais, projektais ir rezultatais. Taip? Svarbiausia, kad viskas būtų vienaip ar kitaip susijęta su jūsų profesinė patirtimi, nes vis tiek mes visi esame profesionalai, dažniausiai dalinamės tokiu turiniu, kuris mus įkvepia ir labiausiai vis tiek veikia mūsų asmeninės istorijos, per mūsų asmeninės patirtis, ką mes patyrėme, galbūt pamatėme kažką savo industrijoje, neteisybę galbūt kažkokio, gal kaip tik kažką labai gražaus. Ir visa tai, kuomet mes patys reflektuojam ir veikia geriausiai ir susilaukia daugiausiai įsitraukimo. Štai čia yra keli pavyzdžiai, kaip atrodo turinys, koks jisai gali būti, tai vėlgi gali būti asmeninės istorijos ir patarimai tuo pačiu, gali būti turinys apie komandą, komandos narius, gali būti turinys iš renginių, kažkokių tai vestų ir kur buvo dalyvauta. Gali būti turinys, kuris yra kaip apklausa, tai skirtas auditorijai įtraukti, statistika, kaip ir minėjau, kas tikrai labai žmonėms patinka ir žmonės mėgsta dažnai dalintis įvairią statistiką naujienom, tai galite būti tas žmogus, kuris tuo ir pasidalina. Taip pat, aišku, organizacijos naujienos, žinių dalinimasis, taip kažkokių tai straipsnių pavidalų, tendencijos, kaip ir minėjau, tai irgi yra labai aktualu ir jeigu nenorite, tarkim, eiti labai kažkokios tai asmeninės istorijas, tai būtent industrijos naujienos, žinių dalinimasis, tendencijos, tai yra geros temos, tokios gan saugios, kurias jūs galite pasirinkti ir vis tiek būti matomi kaip jūsų industrijos profesionalai. Štai čia yra keli profiliai, kuriuos galite pasižiūrėti, tai Dovilė Zubcovė, tai Julius Jankauskas, Arnas Tuopelis, Luka Lesuskaitė, tai tikrai galite pasižiūrėti jų paskyras ir pasižiūrėti, koks yra jų turinys, kaip jie jį kūrė ir kaip jie įtraukia savo auditoriją, kaip jie ją būrė aplink save ir tiesiog gauti šiokio tokio įkvėpimo. Dar vienas pavyzdys, kurį norėčiau paminėti, tai yra, kad kai mes kuriame turinį, mes nors ir galbūt iš pradžių nepasiekėme rezultato vieni kaip žmonės, nes tarkim mes gauname ten 200 peržiūrų, mes visi kartu kaip komanda galime pasiekti daug. Tai čia buvo pavyzdys, kuomet mes turėjome mokymus vienoje įmonėje vieną dieną ir 5 žmonės buvo apmokyti, kaip padaryti turinį. Jie visi sukūrė savo unikalius įrašus, bet jie buvo vienaip ar kitaip sujungti su įmonė, kurią jie atstovavo. Ir tada per tą dieną mes turėjome 25 000 peržiūrų.
Dabar tie žmonės tikrai neturėjo kažkokių labai didelių profilių, didelio įstraukimo, bet jie sugebėjo bendrom jėgom su įdomesniu turiniu pritraukti 25 000 žmonių, kurie peržiūrėjo vienaip ar kitaip paskaitė jų įrašą. Ir tai yra, aišku, tai yra laiko sąnaudos, bet to pačiu tai yra nemokama reklama, taip, tai mes neišleidžiame nei vieno cento reklamuoti, o tiesiog kuriame turinį per mūsų ten pardavimų ar kitus žmonės ir tai yra kaip papildomi kanalai. O jeigu norite pamatyti, kaip atrodo pradžia ir kaip atrodo, tarkim, praėjus metams tas pats žmogus ir to paties žmogaus turinio kūrimas, tai pradžia yra visiems ir visą laiką sunki. Niekada nepradedam iš karto gauti 1000 peržiūrų. Viskas prasideda labai paprastai nuo tiesiog ilgalaikio turinio kūrimo. Ir kaip matome, po kokių 2-4 mėnesių pradeda viskas augti. Tai pirmus mėnesius tikrai daugiausia peržiūrų būna iki 1000, po to jos auga iki 2-3 ir tada jau po kokių 6 mėnesių mes turime vidurkį apie 5000 karts nuo karto ir jau po tikrai daugiau nei pusės metų mes jau turim dažnai iki 10 000 ir daugiau. Tai nepamirškite, kad ta kelionė LinkedIn platformoje ji galbūt nėra, sakykime, tokia greita, bet ji yra ilgalaikė investicija į jūsų asmeninį įvaizdį. Kalbant apie asmeninį įvaizdį, yra labai svarbu pakalbėti ir apie įsitraukimą. Dėl to, kad dažnai žmonės galvoja, kad, aš kelsiu turinį, turėsiu stiprų profilį ir to gana. Bet taip pat rekomenduojama, norint turėti aktyvų profilį, matomą profilį, įsitraukti ir į kitų žmonių turinį. Pirmas dalykas, ką reikėtų atsiminti ir ką jau minėjau, bet dar kartą norėčiau akcentuoti, tai yra žmonių ir įmonių minėjimas. Tai minėkite žmonės nuotraukose, nepamirškite juos pažymėti, tas įmonės, kurios yra susijusios su jūsų įrašu ir vėlgi venkite dėti per daug paminėjimų, tai tarkim, sakykime, kai būna žmonės prirašo 20 žmonių, pažymi juos arba 20 įmonių, tai nėra geriausia taktika, reikėtų tiesiog laikytis to kelių žmonių arba kai kuriuos ten po to komentaruose, kai kuriuos, tarkim, nuotraukose ir taip toliau. Tai tada tiesiog neperspausite savo įrašo su labai labai daug pažymėjimų. Toliau, kita taktika, kurios reikėtų nepamiršti, yra įstraukimas į savo įrašus. Tai reiškia, jog jūs rašote kažkokį tai įrašą, kaip matote kairėje, jūs gaunate komentarų ir, pavyzdžiui, jūs į juos nieko neatsakote, net nepalaikinate. Tai vėlgi mažina jūsų įrašo įstraukimą ir matomumą. Ką reikėtų daryti, tai įrašas dešinėje ir matote yra komentaras, ir iš karto yra padėkojimas, palaikinimas ir taip toliau. Taip, tai nepamirškite, kad žmonės, kurie jums rašo, jie irgi nori būti matomi, nori, kad jų komentarai jūs pasiektų ir jeigu jūs kažko neturite ko jiems pasakyti, tai bent jau uždėkite like ir paspauskite like mygtuką. Social listening. Įsiklausimas, klausimasis socialiniuose tinkluose. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kai jūs būtent naudojate tokią rinkodaros strategiją ir įsitraukite į kitų įrašus apie jūs arba, tarkim, įrašus, kuriuose paminėta jūsų įmonė. Taip? Tai yra vienas iš būdų, kaip nepamiršti kultivuoti tą ryšį su jūsų auditorija, su žmonėmis, kurie jūs pažymi, nepamirškite palaikinti, pakomentuoti ir tokiu būdu parodyti jiems, kad jūs matote jų turinį, kuriame esate pažymėti ir jūs. Ir taip pat, dar kalbant apie social listening, yra labai svarbu atsiminti, kad visą laiką galite tikrai patį paprasčiausią komentarą palikti. Nebūtina ten daug prikurti
daug prigeneruoti teksto. Galite, kaip ir matote dabar skaidrėje, rasti įvairiausių atsakymų tiek apie naują darbo poziciją, naują darbo skelbimą, tiek apie susitikimą renginį, industrijos naujienas, įrašus, kuriuose prašoma patarimų ar nuomonės, kažkokias tai asmeninės istorijos, taip, tai visą laiką galite labai paprastai bent jau pakomentuoti ir tas paprastas komentaras vis tiek jums atneš daugiau negu nieko. Pakalbėkime apie pažinčių rato plėtimą, nes vis dėlto tai yra itin svarbus žingsnis, kuomet mes stipriname savo asmeninį įvaizdį, nes taip pat norime plėsti savo pažinčių ratą ir didinti savo auditoriją, didinti sekėjų skaičių ir būtinai pasirūpinti, kad žmonės, kurie turi matyti mūsų turinį, jį ir mato. Tai pažinčių rato plėtimo būdai yra keli. Paprastas pakvietimas, personalizuotas kvietimas, in-mail ir QR kodas. Tai dabar apie kiekvieną iš jų labai trumpai. Tai visų pirma, turime personalizuotą kvietimą ir prieš kalbant apie jį norėčiau paminėti, kad paprastas pakvietimas, tai tikriausiai visi labai žinom, spaudžiam connect without a note ir viskas, tiesiog kviečiam žmogų. Personalizuotas kvietimas tai yra tuo met, kai mes pridedam kažkokį tai komentarą, žinutę, kurią mato žmogus ir gali priimti mus arba ne. Tai vis laik rekomenduoju pridėti komentarą, žinutę apie tai, kodėl jūs kviečiate tą žmogų, koks yra jūsų ryšys, ar galbūt kodėl jūs norėtumėt su juo susipažinti. Dar vienas didelis pliusas yra tas, jog kai mes pridedame asmeninę žinutę, ji iškart išsiskiria iš visų kitų pakvietimų, nes jeigu ypač žmogus sulaukia daug pakvietimų, tai labai padeda jam pamatyti jūs, kai jūs parašote žinutę, nes kiti žmonės tiesiog spaudžia connect ir tiek. Dar vienas tipas bendrauti ar susipažinti tai yra in-mail žinutės. In-mail žinutės yra prieinamos tik tai premium nariams, bet jeigu jūs turite LinkedIn Premium, galite siūsti netgi 40 in-mail žinučių per mėnesį ir daugiau. Ir in-mail žinutė leidžia jums tikrai susikontaktuoti su žmonėmis, kurie galbūt yra ne jūsų pažinčių rate arba yra per jūs nutolę nuo daugiau žmonių negu vieno ar dviejų. Ir taip pat leidžia parašyti pavadinimą, pasiūlymą ir ta žinutė yra daug ilgesnė negu 300 simbolių. QR kodas tai dar vienas būdas bendrauti ir QR kodą dažniausiai mes naudojame, kai einame į renginius, tiesiog greičiau susikontaktuoti su žmonėmis. Arba kai darome prezentacijas, tai tą rekomenduoju ir jums. Kur rasti savo QR kodą, tai jūs nueikite į savo LinkedIn mobiliąją programėlę, paspaudę ant paieškos laukelio, pamatysite, kad atsiranda toksai kvadratėlis, kaip matote čia. Jį paspaudus galite pamatyti savo QR kodą, galite jį atsisiųsti, bei galite skenuoti kitų žmonių QR kodus ir taip tiesiog renginio metu arba susipažinus daug greičiau susikontaktuoti, negu ten bandyti rašyti vienas kito vardą, ypač jeigu tai yra kažkokie tai tarptautiniai renginiai. Ir aišku, kontaktavimo strategija, tai nepamirškite, jeigu jau norėsite kontaktuoti ir bandyti pasiekti žmogų, galbūt jis gali būti jūsų potencialus klientas, tai susitvarkykite profilį, ieškokite žmonių, pridėkite juos į savo kontaktų ratą, siųskite teisingas žinutės jiems, ne tiesiog pardaviminės iš karto ir aišku, įsitraukite į kito žmogaus turinį. Tai yra labai svarbu, kuomet mes bandome kurti ryšį ir kontaktuoti su kitais. Ne tik tai tos žinutės ir jų siuntimas, bet ir pats profilio optimizavimas, jūsų turinys ir visa tai, ką šiandien jau paminėjau. Kokios yra vis dėlto LinkedIn daromos klaidos? Tai nesutvarkytas asmeninis profilis, ką jūs tikrai susitvarkysite po šių kursų. Netinkamai vykdoma paieška, tai nežinojimas, kad yra daug daugiau filtrų ir jų yra tikrai begalė, tai drąsiai galite pabandyti išnaudoti, rasti žmonės. LinkedIn kvietimų siuntimas bet kam, tai yra tikrai negera strategija, nes mes norime turėti gerą auditoriją ir žmonių grupę, kurių turinys ir mums yra įdomus, nes tada mes patys norime sugrįžti į šią platformą. Žinučių nesuasmeninimas, tai vėlgi tiesiog ta pati žinutė siunčiama 100 žmonių be jokio pasidomėjimo.
Klaidos kreipiniuose tai natūralu, nepamirškite visą laiką patikrinti, nes tikrai visko būna. Beverčio turinio viešinimas, tai vėlgi viešinimas turinio, kuris neturi vertės skaitytojai. Labai paprastai gyrimasis, rodymas kažkokių pasiekimų, bet jokios reikšmės kitiems žmonėms. Neviešinamas joks organiškas turinys. Tai tik tai spaudžiam repost ir keliam kitų žmonių, dalinamės kitų žmonių turiniu, tai irgi nėra gera strategija. Ir bandymas parduoti per pirmąją žinutę, jau minėjau, niekada to nedarykite, nes tai tik tai privers žmonės neprimti jūsų pakvietimo, negu jį primti ir su jumis bendrauti. Bendruomenės kūrimas LinkedIn yra dar viena asmeninio įvaizdžio dalis, nes kai mes kūrime stiprų asmeninį įvaizdį, norime, kad aplink mus burtųsi bendruomenė žmonių, kurie mąsto panašiai, kurie galbūt dirba toje pačioje industrijoje, kuriems yra įdomu tai, ką mes darome. Tai dabar labai trumpai apie tai, kaip galite burti bendruomenę LinkedIn platformoje. Naujienlaiškiai. Naujienlaiškiai yra puikus būdas, kaip jūs galite kurti žmonės, kurie tampa jūsų sekėjais, tampa jūsų subscriberiais ir kiekvieną savaitę, kas 2, o gal kas mėnesį skaito jūsų naujienlaiškį. Tai ko reikėtų laikytis, tai laikytis pastovaus įkėlimo laiko, nepamirškite, jeigu nuspręsite naujienlaiškį kurti, išsiskirti su savo turiniu, taip turėti galbūt kažkokių tai įdomių svečių naujienlaiškyje, galbūt kažkokių įdomių pasakojimų ar istorijų ir aišku įsitikinti, kad informacija yra aktuali ir teisinga tiems, kurie ją skaito ir tiesiog neskatinate įvairiausių melagienų. Tai naujienlaiškiai yra geras būdas, nes vėlgi jūs galite kurti tą sekėjų ratą, kurie kiekvieną savaitę ar mėnesį gauna jūsų naujienlaiškį, jį skaito ir žino apie tai, ką darot ir kokioje industrijoje jūs esate. Tai štai čia matote kelis pavyzdžius naujienlaiškių, jų yra įvairiausių ir jūs visą laiką galite nueiti į LinkedIn platformą ir patikrinti, ar tas naujienlaiškis jūsų industrijoje jau egzistuoja. Jeigu ne, tai galbūt tai yra puikiai niša jums pradėti. Audio renginiai. Tai šie renginiai, kaip ir minėjau, yra labai lengvo formato. Nereikia nieko ruoštis, nereikia jokios kameros, jokio video įrankio, reikia tik tai kompiuterio arba telefono, kažkokios tylios, ramios vietos, temos įdomios susigalvojimo ir renginio sukūrimo. Tai labai siūlau ir jums patiems dalyvauti šiuose renginiuose ir taip pat pabandyti vesti, pabandyti sukurti audio renginį, nes visi jūsų sekėjai ir pažinčių ratas gauna įspėjimą, notification, kai jūs darote audio renginį ir pradedate jau gyvai kalbėti LinkedIn platformoje, visi gauna įspėjimą ir gali prisijungti ir gali pasiklausyti, apie ką jūs kalbate. Ir tai dar vienas būdas kviesti kitus profesionalus ir tiesiog su jais kalbėti, bendrauti ir tai daryti viešų turiniu ir burti savo auditoriją. Taip pat galime bendruomenę kurti ir per grupės. Tai naujienlaiškis jau paminėjau, tai yra pats pirmas punktas, taip, tai pristatyti įžvalgas, tyrimus, edukacinį turinį, LinkedIn audio renginiai, tai interviu, pokalbiai, šventės kažkokios, taip, paminėjimai. Ir dar yra LinkedIn grupės, tai apie jas neišsiplėsiu, bet tiesiog yra įvairiausios grupės, nors jos, sakyčiau, nėra labai aktyvios ir neaišku, ar kažkada bus. Galite pasiieškoti žmonių, galite pabandyti burti grupę. Yra keletą tikrai grupių, kurios yra aktyvesnės, bet kas yra galbūt toks didelis minusas su grupėm, tai jog žmonės negauna įspėjimo arba notifikacijų, kai kažkas įvyksta grupiai, nebent jie yra jau ten paspaudę tą varpelį ir tikrai pasižymėję. Tai reiktų to nepamiršti, kad grupės kaip kurios galite bandyti kurti savo grupę ir savo bendruomenę, bet tam turite turėti nemažai valios, turinio ir tiesiog, kad žmonės priprastų prie tos grupės. Kuomet kuriame stiprų įvaizdį LinkedIn, taip pat reikia nepamiršti, kad kiekvienas iš mūsų sprendimų, ar tai būtų susijęs su turiniu, vis tiek gali ir kartais turi būti pagrįstas duomenimis. Ir duomenų mes turime šiuo atveju labai daug pačioje LinkedIn platformoje, tai dabar labai trumpai apie tai, ką reikėtų žinoti ir jums. Išlaikykite aktualų pažinčių ratą.
Tai labai labai rekomenduotina, jog karts nuo karto pravalytumėte savo pažinčių ratą ir tai padės tikrai išlaikyti aktualią auditoriją ir rūpinti savo asmeniniu įvaizdžiu, nes jeigu turime daug pažinčių, kurios tik tai skaito, bet neįsitraukia mūsų turinį ir yra visiškai iš kitų industrijų, tai iš tikrųjų muša mūsų įsitraukimą ir matomumą. Ir iš savo pažinčių rato ištrinkite asmenis, kurie netitinkamai elgesi LinkedIn platformoje, tai jeigu pamatote kažkokių tai žmonių, kurie neadekvačiai galbūt elgesi, drąsiai siūlau juos išmesti, kad ir kaip tai skaudžiai skamba iš savo pažinčių rato ir tiesiog turėti tą turinį ir tuos žmonės, kurie moka tvarkingai elgtis šioje platformoje. Tada taip pat siūlau pabandyti A/B testus. Tai yra tokie testai, kuomet jūs testuojate savo turinį. Ir ką jūs galite padaryti, tai pavyzdžiui, paskelbti vieną įrašą apie renginį kaip galerijos tipą, po to kitą kartą, jeigu turėjot renginį, paskelbti kaip dokumentą, kitą kartą kaip tiesiog tekstą ir taip toliau. Taip, tai bandyti tiesiog pamatyti, kas veikia geriausiai, koks turinys ir išsigryninti, kas veikia jūsų auditorijai ir tai tiesiog padės jūsų strategijai. Nes kiekvienas įrašas turės peržiūrų skaičių, laikų, komentarų ir matysite, kas jums veikia, o kas vis dėlto galbūt nelabai. Įtraukite auditoriją. Dar vienas patarimas, tai po pažinčių rato korekcijų didinkite įsitraukimą, skeldami apklausas, būtent pasteiraudami nuomonės. Ir kas yra labai svarbu apie apklausas, tai būtinai, kai jas darote, pabandykite, kad jūsų klausimas ir atsakymai būtų kuo paprastesni. Tai, kad nereiktų žmogui skirti 3 sekundės, kad paskaitytų patį klausimą, bet kad jau ir klausimą ir atsakymus greit paskenavus, galėtų žmogus prabalsuoti, nes jeigu jau labai ilgas klausimas, tai žmonės dažniausiai ir nebalsuoja. Taip pat, kuo labiau bendrinis klausimas, kuo didesnė auditorija gali atsakyti, tuo daugiau atsakymų, kuo labiau specifinis, sakykime, kuo labiau techninis jūsų klausimas, tuo mažiau atsakymų jūs turėsite. Kalbant apie LinkedIn, visą laiką svarbu pakalbėti ir apie socialinių tinklų etiketą. Kiekvienas socialinis tinklas turi savo etiketą, savo taisyklės nerašytas ir jas yra svarbu žinoti. Tai dabar šiek tiek apie tai. Stiprus etiketas yra svarbus dėl kelių dalykų, dėl kelių faktų. Tai visų pirma, jūs parodote savo vertę, savo ekspertiškumą, auginate reikšmingus santykius, pagerinate savo asmeninį įvaizdį ir aišku, kuriate pasitikėjimą. Nes geras etiketas jis visą laiką atneša tik tai pliusų, niekada neatneša minusų. Tai būtent tą reikėtų ir atsiminti, kad jeigu kažkas komentuoja, pagalvokite, ar jūsų atsakymas ten kažkiam trolinimui, ar negatyviems komentarams, ar įžeidimams, ar jis jūs gerojai perspektyvai parodys, ar gal kaip tik priešingai ir ką reikėtų daryti. Kodėl tai yra svarbu? Nes 78% verslo profesionalų tiki, kad gerų manierų stygius gali stipriai pakenkti įmonės reputacijai. Tai mes visą laiką, kai kalbam su žmonėm, mes bandom akcentuoti, kad, kaip ir minėjau, jūs esate įmonės ambasadoriai ir jūsų etiketo laikymas šioje platformoje taip pat ir parodo, kad organizacija yra gera, stipri, tvarkinga, taip, kuomet priešinga situacija irgi pakenktų įmonės įvaizdžiui. Ir manau, kad reikėtų pagalvoti kiekvienam iš mūsų, žiūrinčiam šį kursą, klausančiam, ar teko susidurti su negatyviais komentarais ir jeigu taip, tai galbūt nepamiršti, kaip reikėtų su jais elgtis, kad ne visą laiką reiktų atsakinėti, kad ne visą laiką reiktų įsitraukti tas negatyvias diskusijas. Ir negatyvus komentarai tai nėra tie, kur žmonės nesutinka su mūsų nuomonė. Tai yra komentarai, kuriuose tiesiogiai priešiškai yra pasisakoma ir kritikuojama, bet ne iš tos tokios sveikos kritikos, bet iš tos tokios, kuri tikrai jau yra įžeidžianti ir labai labai negatyvi. Tai kaip galite reaguoti į komentarus, kurie yra įžeidžiantys? Galite tiesiog būti mandagus,
galite įsigilinti į problemą, bandyti mokytis iš grįžtamojo ryšio, taip pasitelkti humorą, bet niekada nepasiduokite spaudimui, neprimkite asmeniškai ir jeigu tai yra normalus komentaras, trinti jo nesiūlau, jeigu tai yra adekvatus komentaras, bet galbūt nesutinkate su jūsų nuomonė. Bet jeigu tai yra komentaras, kuris tiesiog įžeidžia, visą laiką galite jį taip pat ištrinti. Pabaigai, keli dalykai, kuriuos noriu, kad atsimintumėte praėję šį kursą. Tai asmeninis prekės ženklas yra jūsų reputacija. Tai, ką turite apie save internete, tai yra jūsų reputacijos dalis. Pasitikrinkite savo Social Selling Index, nes jis visą laiką keičiasi, žiūrėkite, kaip jis keičiasi, kodėl gerėja, kodėl mažėja ir tai jums padės žinoti, kurie kryptimi judėti. Optimizuokite profilį, bet tikiuosi tai jau padarėte, nes prieš kelis video turėjote būtent kurso dalį apie optimizavimą. Kurkite organišką turinį, tai yra svarbu, nes dalintis gali visi, o organišką turinį kuria tik nedaugelis. Įstraukite į kitų turinį, kad skatinti jūsų pačių profilio augimą ir matomumą. Plėskite pažinčių ratą, bet su saiku. Nepamirškite, kad žinutės, kurias siunčiate, kai plečiate savo pažinčių ratą, yra svarbios ir tai yra jūsų pirmo įvaizdžio dalis, taip, kaip ką žmogus manys apie jūs. Priimkite sprendimus remdamiesi analizę, tam jūs turite visą analitiką LinkedIn platformoje, ties jūsų turiniu, ties jūsų profiliu, tai nepamirškite užmesti akį ir į tas skiltis ir laikykite socialinių tinklų etiketo. Manau, kad jis gan panašus visuose tinkluose, bet LinkedIn vėlgi akcentuoju, kad visko gali būti, visokių komentarų, ne visą laiką reikia juos įstraukti ir reikia rūpintis savo asmeniniu įvaizdžiu ir taip, kaip žmonės mus mato LinkedIn platformoje. Noriu jūs visus, kurie klausėte šio kurso, pakviesti prisijungti ir prie mūsų Facebook grupės. Tai mūsų Facebook'o grupė vadinasi LinkedIn komunikacija ir patarimai. Jūs galite parašyti tai Facebook'e, galite nuskenuoti dabar nuotraukoje būtent video esantį kodą ir prisijungti. Ten kiekvieną savaitę mes dalinamės naujienomis, žiniomis apie LinkedIn naujienas ir labai ten jūsų lauksime. Dar kartą noriu tarti jums ačiū. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad klausėte šio kurso. Tikiuosi, jis jums buvo naudingas. Jeigu mes dar kaip nors su LinkedIn komanda galime jums padėti, tai kontaktus matote ekrane. Taip pat atliekame begalę įvairiausių kitų paslaugų, tiek auditų, tiek LinkedIn reklamos, turinio kūrimo, mokymų ir konsultacijų paslaugų. Bet manau, kad apie tai jau esate girdėję ir tikiuosi, kad dabar jūsų LinkedIn kelionė bus daug lengvesnė, tikiuosi, kad susikontaktuosim. Jeigu turite mums kažkokio tai feedbacko ar atsiliepimų, parašykite, mes labai jų lauksime ir noriu palinkėti jums geros LinkedIn turinio kūrimo ir asmeninio įvaizdžio pradžios.